Sveiki visi, esu Ugnė Kasperavičiūtė ir sveikinu visus susirinkusius į Limo renginį Istorijų konstravimas ir kūrybinis rašymas istorijų žudymo menas. Labai smagu visus pasveikinti susirinkus į pirmą Limo 2024 metų renginį. Na, kol dar renkasi dalyviai, labai noriu trumpai pakviesti artimiausius Limo renginius ir Limo veiklas. Tai sausio paskutinę savaitę kviečiame dalyvauti skaitmeninio marketingo konferencijoje Digital Marketing Update. Ir būtent 3 dienų online renginyje jūsų laukia net 17 skaitmeninio marketingo profesionalų, 500 minučių turinio apie skaitmeninio marketingo tendencijas ir naujoves bei įvairius kitus patarimus. Renginys vyks internetu, tad tikrai labai laukiam dalyvių iš visos Lietuvos. Taip pat įvairių grandžių vadovus kviečiame vasario 27 dieną taip pat dalyvauti online renginyje, būtent apie tai, kaip užtikrinti komandos efektyvumą. Tai apie tai pasidalins dvi ekspertės, generatyvus vadovavimas komandai, Harvardo universiteto know-how. Na ir šiuose renginiuose, kaip ir šiandienos, Lima nariai dalyvauja nemokamai, tad jeigu dar nesat prisijungę prie Lima bendruomenės, tai labai kviečiu tą padaryti šiais metais. Na, o Lima narius taip pat kviesime prisijungti į įvairius bendruomenės renginius, tai vasario 6 susitinkam Kaune, vasario 7 kūrybiškumo Boomerang demo žaidime, vasario 26 naujus narius kviesim į online susitikimą, o kovo 11 lauks mūsų kaip nevyriausybinės organizacijos vienas iš svarbiausių renginių, tai visuotinis Lima narių susirinkimas. Na ir taip pat dar viena svarbi žinia, tai visiškai netrukus startuoja naujas Lima sertifikavimo kursų sezonas. Na ir jeigu ieškote, kur stiprinti marketingo žinias ir kompetencijas šiais metais, tai tikrai labai kviečiam prisijungti prie kursų grupių. Sausio 26 dieną startuoja nauja tarptautiniu mastu akredituota 5 mėnesių Lima Pro profesionalaus marketingo valdymo programa vadovams. Na, o vasario 2 dieną startuoja Lima Digital skaitmeninio marketingo valdymo programa, norintiems stiprinti skaitmeninės kompetencijas. Tai plačiau apie kursus ir daugiau Lima renginių, kurių tikrai čia nesuvardinau visų, tai laukia lima.lt puslapyje. Na, o dabar labai kviečiu visus keliauti prie šiandienos renginio temos ir išgirsti apie tai, kokie yra pagrindiniai istorijų konstravimo elementai, kas istorijose auditoriją kabina, o kas kaip tik palieka abejingus, kokių klišių, banalybių reikia vengti ir kaip išnaudoti tą dirbtinį intelektą istorijų kūrime. Tai į visus šitus ir dar daugiau klausimų atsakys šiandien Fabula Ruth Pedersen Group kūrybinio rašymo vadovas ir tikras kūrybinio rašymo guru, tai Aidas Puklevičius. Tai Aidai, sveiki, labai kviečiu jūs į virtualią sceną, o dalyviams noriu priminti tikrai aktyviai užduoti klausimus chat laukelėje, į kuriuos vėliau aš užduosiu renginio pabaigoje. Tai Aidai, sveiki, virtuali scena jūsų. Sveiki, sveiki visi. Esu labai atpratęs jau nuo online visų tų dalykų dėl poros priežasčių. Pirmas, kai tu bandai pasakoti apie kūrybinį rašymą, tai dažniausiai nori, kad iš to klausytojai gautų kiek įmanoma didesnę naudą. Didžiausią įmanomą naudą jie gauna po to, kai išgirsta teoriją, jie pritaiko praktikoje ir mes kartu sėdėme ir analizuojame padarytas klaidas ir narstame kaulelį po kaulelio tekstą, žiūrėdami, kaip jį galima padaryti geriau. Tai čia tos galimybės nėra, tai yra viena priežastis, dėl ko man mieliau gyvi renginiai negu online. Antroji, tai yra grįžtamojo ryšio trūkumas. Tai yra viena šnekėti į savo paties marmūzę ekrane ir netgi į savo paties PowerPoint'ą pasidaryti ekrane, kad ir kaip tu juo didžiuotumėsi, o visai kita matyti žmonių reakcijas ir iš jų skrolinimo arba neskrolinimo telefonuose matyti, kad aš kažką į temą šneku, arba atvirkščiai matyti, kad reikia skubiai keisti temą, pasirinkti naują anekdotą, kokį nors ar kitą dalyką, kad vėl susigrąžinti auditorijos dėmesį. Bet nepaisant to yra kaip yra, tada kalbėsime šiandien online būdu ir iš karto noriu jums pranešti dvi naujienas. Viena naujiena gera, kita naujiena yra bloga. Pradėsime nuo blogosios naujienos. Jeigu jūs galvojate, kad po šitos 2 valandų summa summarum, įskaitant ir jūsų klausimų atsakymų sesiją, paskaitos, pratimo, kaip mes bebandytum šitą užsiėmimą, jūs taiga tapsite gerais rašytojais, tai mano atsakymas ne, taip nebus.
dar nėra taip, man atrodo, nėra srities, kurioje po 2 valandų įvadinio kurso visi staiga pasidarėm specialistais. Žmogus išklausęs pirmą kartą, sužinojęs, kad yra vynuogių rūšis, yra Cabernet Sauvignon, yra Merlot, yra Shirazas ar dar ko nors, ir po 2 valandų jis manys, laikys save someljė ir jis bus neteisus. Tas pats yra su kūrybinio rašymu, todėl galvokime, kad tai yra daugiau įvadas domėtis šitą temą giliau. Pabaigoje aš pateiksiu knygų sąrašą, kurį galėsite pastudijuoti. Kai kurias knygas aš galėčiau jums netgi paskolinti elektroniniu būdu, kiek jis tas skolinimas elektroniniu būdu legalus, aš nežinau, kadangi man čia visą laiką tai yra tokia pilkoja erdvė, kadangi fizinę knygą žinau, kad aš galiu duoti kažkam paskaityti, o elektroninę knygą visuomet nesu tikras, ar tai nėra autorinių teisių pažeidimas, ar tai nėra kažkoks naudžiavimas visomis knygomis jau galioja. Bet kokiu atveju, tas knygas aš duosiu, jūs galėsite pasidomėti, paskaityti jų anotacijas, recenzijas, įsivertinti ir nuspręsti, ar jų jums tiek reikia, kad jas įsigytumėme savarankiškai. Tikrai pridėsiu, tose knygose yra daug daugiau papasakota apie įvairius istorijų konstravimo, kūrybinio rašymo elementus, negu aš sugebėčiau sutilpti į 2 valandas, arba netgi, ką aš darau Verslo žinių akademijoje, tai yra 2 dienos po 8 valandas. Tai kodėl nespėjau ir tai kodėl tos knygos yra daugiau, todėl visuomet rekomenduoju jas skaityti. Čia buvo blogoji naujiena. Geroji naujiena yra, kad tikrai šitas 2 valandas nebus blogiausias įgūštas jūsų gyvenime ir bent jau tikrai jūs po šito nepradėsite rašyti blogiau. Tai čia šiek tiek to pačiu yra optimizmą, bet to pačiu ir susivadybiname lūkesčius, nes, kaip sakome, kas yra laimė, laimė tai yra atstumas tarp realybės ir lūkesčių, tai jeigu norime būti laimingi, tai arba turime didinti, plėsti realybę arba mažinti savo lūkesčius. Šiuo atveju aš pabandžiau sumažinti savo lūkesčius ir dar pabandysiu juos dar labiau sumažinti, bandant išsiaiškinti skirtumą tarp to termino, kurio dažnai piknaudžiaujame, kūrybinis rašymas, ir tarp kito termino, kuris naudojamas mažiau, dėl to, kad jis mažiau patinkantis, tai yra efektyvus rašymas. Kūrybinis rašymas mes dažniausiai įsivaizduojame, kad visiškai pasileidžiame plaukus, rašome tai, kas patinka mums, ko norime parašyti visi mes patys. Tuo tarpu efektyvus rašymas, arba dar kitaip vadinamas korporatyvinis rašymas, tai yra dažniausiai skirtas tam, kad mes prisibeltumėm iki auditorijos. Tarp jų, aišku, yra daug sąlyčio taškų, tačiau yra ir skirtumo, ir tuos skirtumus mes pabandysime pasiaiškinti šiandienos užsienio metu, taigi paleidžiu savo PowerPoint'ą ir tada leidžiamės pirmin. Visų pirma, tai kodėl apskritai mes apie šitos dalykus šnekame? Šitos dalykus šnekame todėl, kad jau taip istoriškai nutiko, kad mes esame istorijas pasakojantis gyvūnas. Dėl kitų gyvūnų nežinia, mes ilgai dar ginčiamasi, kiek jie jaučia emocijas, kiek jie sugeba jomis dalintis, kiek tarp jų yra socializacijos. Tai aišku, kad jų abstraktaus mąstymo lygis nėra toks, kad leistų supinti tokias istorijas, kaip supiname mes. Nors, jeigu mėgstate mokslinę fantastiką, rekomenduoju jums labai nuostabų, seniai išleistą, 1952 metais amerikiečių rašytojo Cliffordo Simako romaną Miestas. Tiesą sakant, tai net nėra romanas, tai yra 8 novelės parašytos skirtingais etapais, tačiau po to sujungtos į vieną visą. Ten mūsų šitoje planetoje nebelieka. Iš nuobodulio ir liūdesio tiesiog dingome. Ir mus pakeitė kalbančių šunų civilizacija, kuri vakarais prie židinio pasakoja istorijas apie mus. Tai gal kažkada ateityje, žinant, kad evoliucija niekuomet nesustoja, tai nereikia manyti, kad visos tos rūšys, kurios yra visoje šiuo metu planetoje, yra pasiekusios savo evoliucinę planeto, gal kažkada atsiras kitokie istorijos pasakojantys gyvūnai, tačiau kol kas šitą monopoliją galime didžiuotis mes. Ir tas istorijas mes pasakome įvairiausiais būdais. Tai, ką aš įdėjau, tai olos piešinys iš, man atrodo, prie Karkasono, pietų Prancūzijoje rastų olų. Ilgą laiką buvo manoma, kad tai seniausi piešiniai, dabar yra atradę dar senesnių piešinių. Tai irgi vienas iš pirmųjų būdų papasakoti istoriją. Papasakoti medžioklę. Šitame pasakojimo būde gali būti įvairių tikslų. Vienas iš jų gali būti pusiau mistinis, pusiau ritualinis, tai noras susitaikyti su nukauto gyvulio siela, noras parodyti dievams ir paprašyti iš jų laimikį kitai medžiokliai,
noras papasakoti kitiems dar nedalyvausiems medžioklėje, kaip atrodo šitas padaras ir kur yra silpniausios vietos, kaip prie jo reikia prieiti. Ir kad nedaryti tų klaidų, kurias padarė kaimynas iš dešinės, kadangi jis sugalvojo prieiti iš užpakalio, o ten yra stiprios kojos, kurios spardo, arba atvirkščiai, sugalvojo prieiti iš priekio, o ten yra stiprus ragai, labai bado. Ir kad reikia eiti atsargiai ir eiti iš šono. Žodžiu, istorijų pasakojime yra daugybė dalykų ir jos pasakojimas nuo tokių neatmenamų laikų, kad tiesiog jau mūsų smegenys susiformulavo taip, kad mes į jas reaguojame taip pat, kaip reaguojame į kitokius gyvenimo malonumus. Pavyzdžiui, nežinau, sūrios, labai seno brandinto parmidžano valgymą, šokoladą, kitokį nors skanumyną ar netgi panašų serotonino kiekį gali išsiskirti, ar dopamino kiekį gali išsiskirti ir liūdna pasakyti, rekreaciniais tikslais naudojant draudžiamus dalykus. Lengvuosius draudžiamus dalykus, pabrėžiu. Taigi, mes esame istorijos pasakojantis gyvūnas ir tą darome nuo seno ir tą darome įvairiais būdais. Ir šitą piešinį aš įdėjau ne tik tam, kad pademonstruočiau istorijų pasakojimo amžių ir jo senatvę, kaip seniai jis prasidėjo, tačiau ir kaip įrodymą, kodėl netgi šiais laikais, kai mes atrodo esame daug toliau pažengę technologijose ir savo psichikos bei mūsų pačio pasaulio pažinime negu mūsų protėviai, mums vis tiek paveikslėlis kalba 1000 kartų daugiau negu kad tekstas parašytas. Taip yra todėl, kad tai tiesiog su paveikslėliais mes pragyvename daug ilgiau negu kad su tekstais. Raštas palyginus yra nesenas išradimas, masinis raštingumas dar šviežesnis išradimas, todėl neverta stebėtis, kad Instagramas lenkia Substacką, arba, ką ten Substack, ką ten Instagramas buvo, man atrodo, Substackas, jeigu dar nėra girdėti, yra labai patogi platforma kurti savo blogus, mikroblogus ir dalytis turiniu su žmonėmis tiek už ačiū, tiek ne už dyką. Ir Substacko pelnas, man atrodo, 2022 metais buvo kažkiek tai milijonų, tuo tarpu kitos turinio dalinimosi platformos Pornhubo pelnas buvo milijardai. Tai tiksliai rodo, kad kokiamis istorijomis mes labiau domės ir kokiu turiniu, kokiu formatu jas lengviau suviršiname. Jie, kaip jau sakiau, vaizdas vertas 1000 žodžių, o judantis vaizdas, kurio yra vertas 1000 statinių vaizdų. Ir man dėl to galbūt ir šiek tiek liūdna, kadangi aš esu vis dėlto vaizdo, dar ne vaizdo, o teksto, net ne specialistas, o jau mėgėjas. Ir aš puikiausiai suprantu, kad prisibelsti, kad ir kaip gražiai surasta istorija tekstu, turi daug mažiau šansų negu koks nors gražiai fotografuojantis influenceris, kuris nufotins labai įspūdingą nuotrauką ir ją pasidalins ir ją įvertins daug daugiau žmonių. Bet savo ribotumą irgi verta suvokti, kadangi, kaip aš jau sakiau, 3 geros istorijos, gero teksto ir apskritai gero gyvenimo dėsniai, tai yra saikas, į saiką ir eina savo ribotumo suvokimas, skonis, kuris yra išugdomas naudojant ir vartojant geriausios kokybės turinį ir galų gale paskutinis tai yra sveikas protas. Tai irgi labai svarbus dalykas, kuris diktuoja, kas yra bendro tarp mūsų auditorijos ir kokiais panašiais principais jie vertins mūsų skurtas istorijas ir parašytus tekstus. Žygiuojam tolyn ir bandom atsakyti dar vieną klausimą. Vis dėlto, kas tai yra tas istorijų pasakojimas, istorijų konstravimas, rašymas, ar tai yra menas, ar tai yra amatas. Aš jau neprisimenu, kada pirmą kartą susiradau šitą Borgeso citatą, kuris bandė apibrėžti tai, kaip el arte es el fuego más de algebra. Kad tai yra ir ugnies, ir algebros mišinys, tasai menas. Algebrą mes turėtum suprasti, ir ugnį mes turėtum suprasti kaip talentą, kurio tikrai ne kiekvienas turime vienodai. Tarsi mes visi esame talentingi, bet esame talentingi skirtingiems dalykams. Ir tai nereiškia, kad visi esame talentingi rašyti, dar gerai rašyti. Tačiau yra ir kitas elementas algebra, tai yra algebra, tai yra dėsniai, tai yra formulės, tai yra dalykai, kurie veikia ir kur galima išmokti net ir tada, kai tavo įgimto talento spjaudytis tokiais žodžiais, kurie sukelia revoliucijas, užburia minias ir pakelia civilizacijas. Jeigu tokio talento neturi, tai tu vis tiek gali surasti tekstą,
kurį žmonės perskaitys, supras, ir net labai gali būti, jeigu jis bus pakankamai įtaigus, netgi ims ir padarys tai, ką ant savo viršelio kažkada užrašė Deilas Karnegis, kad kaip įgyti draugų ir daryti įtaką žmonėms. To, kodėl mes ir siekiam visą savo esybę ir visais savo veiksmais, įskaitant ir kūrybinį rašymą. Tai kaip jau sakiau, meno, ir dar kitas dalykas, kad menas kartais gali būti suprantamas daug vėliau, ta valanda jo suvokimo ateina vėliau, negu menininkas sukūrė šitą kūrinį. Ir tada jam belieka guostis, kad jis kažkada sulauks pomirtinės šlovės. Ir tai būna tokiais atvejais, kai yra žmogus aplenkęs laiką. Ir tai taikoma ne tik tai dažniausiai naudojama pavyzdžiams. Žmonės iš karto puola citatus kaip va, kai buvo su Vincentu Van Goghu, kuris per visą savo gyvenimą sugebėjo parduoti tai vieną paveikslą, jo niekas nesuprato, po to tikroji istorija nėra visą tokia. Jau jis buvo vertinamas, labai neblogai vertinamas Paryžiaus ir kritikų sluoksniuose, ir tarp savo kolegų menininkų, ir jau buvo kaip tik tuo metu organizuojamas ir jam siūloma dalyvauti 2 parodose Paryžiuje. Taip, kad čia daugiau mes turėtum kalbėti apie jo tą liūdną psichinę būseną, kuri galbūt leido nutapyti jam pačius šviesiausius ir giedriausius paveikslus jo gyvenimo pabaigoje, tačiau neleido jo po to pasidžiaugti tuo, kai tie paveikslai užkariavo jam pasaulinę šlovę. Tai čia vienas pavyzdys. Tekstuose mes irgi galime rasti romanų, kurie savo laiku nebuvo tiek suvokti. Pavyzdžiui, lenkų rašytojas Janas Potockis, jis parašė dar 19 amžiuje knygą Rankraštis rastas Saragosoje. Tačiau tol, kol 7-ame dešimtmetyje Lenkijoje nebuvo pastatytas kultinis filmas, pagal šitą tol Potockį nelabai kas ir prisiminė kaip rašytoją, daugiau prisiminė kaip didiką, kaip keliautoją, tačiau kaip rašytoją daug mažiau. Žodžiu, kartais būna, kad su tuo menu atsiranda problemų, kadangi jis neleidžia pasiekti tų tikslų, kurias mes norime. Mes norime užkabinti žmonės, mes norime pakeisti jų elgesį, mes norime pakeisti jų mąstymą, tačiau jeigu distancija tarp nusistovėjusio elgesio modelių ir tarp to, ką vaizduojame savo mene, yra pernelyg didelė, to mes nepasieksime. O tuo tarpu amatas, kuris visuomet egzistuoja, kuris visuomet stovi tvirtai abiemis kojomis ant žemės, kuris visuomet žino, ko nori ir kuris visuomet vadovaujasi išbandytomis ir veikiančiomis taisyklėmis, šiuo atveju amatas mums yra ko gero naudingesnis, geras amatas, negu labai tolimas, perspektyvus ir miglose paskendęs menas. Prieš perinant prie daugiausiai daromų klaidų, iš kurių bandysime aiškintis ir taisyklės, noriu pasitelkti keletą gerųjų pavyzdžių ir tiesiog pasakyti, kur jų galima ieškoti. Pavyzdžiui, mes praleisime nemažai laiko kalbėdamėsi apie tai, kaip svarbu yra geras pavadinimas, gera paantraštė, gera pirmoji eilutė. Ir šiuo atveju man yra vienas iš nuostabiausių pavyzdžių, tai yra žurnalas The Economist, tuo jisai nuo 93 metų, tai jau bus, tai bus 30 metų, kaip mano kiekvienas penktadienis prasideda būtent naujų žurnalo The Economist numerių. Ir jų sugebėjimas įvelti į labai rimtus tekstus apie politiką, apie tarptautinius santykius, apie verslą ir finansus, įpinti tokias popkultūros nuorodas į tokį žaidimą senais pavadinimais, ikoninėmis frazėmis, kad aš visuomet galvoju, kad žmonės Economistą, ir aš net nežinau, kad šitas antraštės ir paantraštės kuria, kodėl praleidžia nemažiau laiko prie jų, negu kad ir pačių tekstų autorių. Tai va, ten visuomet galima mokytis, kaip galima įpinti. Nes turėjome mokymuose, kūrybinio rašymo mokymuose diskusiją, kas lietuvių kalboje galėtų būti atitikmuo, nes jei mes turime savojo Hollywoodo su visų frazių lobynu, nei mes turime savojo HBO, Netflixo, Disney Plus ar dar ko nors, kur irgi prikurta viso kito. Ir nutarėme, kad galbūt lietuviškai toks pop references galėtų būti eilutės iš mūsų pop atlikėjo, iš jų dainų ar dar ko nors. Nes kodėl aš taip prisimenu? Dėl to, kad visuomet tas sugebėjimas sujungti tai, kas yra rimta ir nerimta, tai, kas atrodo tarsi paviršiumi ir tai, kas yra gilu, tai yra sukuria tą paradokso efektą, kuris labai veikia mūsų auditoriją ir kuris jai patinka ir kurie mėgaujasi šituo efektu.
Einame tolyn dar kitus pavyzdžius, kurie norėjau pademonstruoti jums pradžiai kaip gerasias praktikas ir dar netgi įrodyti, kad tokiems tikriems pavyzdžiams geriems visiškai nereikia daug spaudos ženklų, visiškai nereikia daug puslapių ar daug minučių praleistų kuriant filmuką. Tai yra paprasčiausias tvitas, anksčiau buvo tvitas, tai yra pažįstamas terpė arba platformas kaip X, bet tai dar buvo parašyta tvito laikais ir čia Chipotlis yra toks amerikietiškas greito maisto tinklas, ekskietiškas, ne toks garsus kaip Taco Bell, bet nepaisant to. Ir tai yra jo paprasčiausias įrašas, kuriame, jeigu mes jį dekonstruotume, įrašinėtume, tai jame jis iš karto atlieka kelias funkcijas, dėl ko yra, manau, labai geras ir geresnis negu kad 26 000 žmonių, kurie jo pasidalino, daugiau vertas arba 113 000 žmonių, kurie uždėjo jam laiką. Jame yra pirmas dalykas, tai yra paprasčiausias pasisveikinimas. Ir tai yra tiek universali elgesio norma, mandagumo apsireiškimas, tiek tas pats dalykas, kad mums visiems malonu, kai su mumis sveikinasi, negi tada, kai su mumis sveikinasi net ne draugai, net ne kaimynai, net ne praeiviai, net dar ką nors, o tiesiog abstraktus tinklas, kurį aš kažkada buvau užfollowinęs dėl to, kad man patiko jo burritos arba jo čimičurri arba dar koks nors patiekalas. Tai viena. Antra, šitame yra iš karto vadinamasis plot twist, tai yra siužeto posūkis, kad sveikinimas visais, bet ne su visais, kadangi yra žmonės, kurie vagia mūsų tabasko padažo buteliukus. Ir trečiasis dalykas, kad tai yra dar ir to pačiu reklama. Pačiu pasakoma, kad mūsų tabasko padažas yra toks, kad mes nesugebame jo pas save išsaugoti ir jie tiesiog iš mūsų lentyno ir nuo mūsų stalų dingsta bežiūrint. Žodžiu, 3 skirtingi dugnai viename trumpučiame įraše ir tai yra įrodymas, kad tikrai nereikia labai daug žodžių. Yra tas, aišku, kurią visi prisimenate tą apokrifinį Hemingwayui priskiriamą trumpiausią pasaulyje apsakymą. Baby shoes never worn for sale, vaikiški bateliai niekada nedėvėti, parduodami. Ir vienintelė bėda, kad niekas nežino, tai iš tikrųjų parašė Hemingwayus ir apskritai, kas tai parašė, ir buvo toks konkursas, trumpiausio apsakymo konkursas. Niekas nežino, bet tai yra pavyzdys, kad daug teksto tikrai nereikia. Skirtumas tarp tų dviejų, Hemingwayui priskiriamą tekstą ir tarp šito Chipotlo yra, kad Chipotlo tvitas aiškiai turėjo savo tikslą, tai yra tikslas sukelti šypseną ir įtvirtinti savo lankytojų lojalumą ir dar pareklamuoti savo naudojimo padažų kokybę. Tuo tarpu Hemingwayui priskiriamas trumpiausias pasaulio apsakymas, jis atlieka vadinamojo katalizatoriaus vaidmenį, tai yra jis istorijas nepasakoja. Istoriją jau pradedame kurti mes patys. Tai kadangi kiek yra žmonių, tiek gali būti galvoje susidaryti versijų vis dėlto, kodėl tie vaikiški bateliai niekad nebuvo dėvėti ir kodėl jie yra parduodami. Nuo komiškos iki dramatiškos, iki melodramatiškos, iki reportažinės, iki policinės ar dar ko nors, tų temų yra galybė. Bet tai yra pavyzdys, kaip tikrai neilgi ir trumpi tekstai gali atlikti ne tik vieną, bet ir kelias funkcijas. Dar porą pavyzdžių, kad jau pradėjome apie greitą maistą, tai dar porą pavyzdžių, kurie yra tuo pačiu ir vaizdai, tuo pačiu ir istorinis. Kairėje jūs matote, mano kairėje, jūs nežinau, gal dešinėje pusėje, matote McDelivery reklamą, iš karto disclaimeris, kad McDonald'sas yra mūsų klientas, tai dar kitas disclaimeris, tikrai ne mes jau darėme, ir čia ne Lietuvos rinkai buvo padaryta, kuris akivaizdu, ko nors jie, tai parodo žmonėms, kad sakęs McDonald's'ą tau nereikia plauti indų. Tau nereikia tvarkytis ir tavo virtuvė lieka tokia pati švari. Tai yra, bet jo net tai išskirtumas, o palyginus šviežumas yra toks, kad reklama nebijo žaisti tuo, kas yra nuo seno žmonijos priskiriama didžiosioms ydams. Mes žinome, kas yra vertybės, tai yra romumas, tai yra dosnumas, tai yra dar kas. Taip pat mes žinome, kas yra ydas. Apsirijimas, melavimas, godumas ir yra tingėjimas. Tai tarsi reklamą mes neturėtume skatinti tingėjimo, nes čia yra būtent tingėjimas, kad vieną kartą susitvarkiau, nenoriu aš nieko blizgintis.
N kartų ir dėl to užsakysiu geriau iš ten, kur man atveš maistą, ten, kuriam nereikia indų ir kuriam nereikia įrankių. Bet kadangi mes visi esame linkę patinginiauti ir mums visiems tai yra artima ir mes nesame linkę dėl to smerkti, dėl to šita reklama labai taikliai pataiko, parodydama, kad gal tingėjimas nėra taip jau blogai, nes dėl mūsų patingėjimo mūsų aplinka liks spindinti ir graži. Kita reklama, kuri šalia Burger Kingo, jie irgi yra šviežia ir netikėta tuo. Netikėta aš turiu, kad plačiai publikai, o ne reklamos specialistams. Tuo, kad jie išnaudoja savo naudai nelaimės. Tai yra tikrai realiai užsiliepsnojusi užkandinę Burger Kingo ir kurią jie panaudoja tam, kad įrodymai, kad jie tikrai savo burgerius kepa ant atviros liepsnos, o ne kaip jų konkurentai, sakysime, ant grotelių, kurios yra kaitinamas elektra. O jeigu jau kepama ant atviros liepsnos, tai savaime suprantama, kad ir jų kokybė turi būti kažkokia kitokia ir tas tikras dūmo kvapas ir panašūs dalykai. Žodžiu, paėmė nelaimę ir panaudoja. Čia dar yra kaip įrodymai ir to, kad įkvėpimo šaltinių gali būti tiesiog begalės. Ir tarp jų tikrai gali būti ir ydos, gali būti ir tau pačiam nutikusios nelaimės, tai yra blogosios patirtis. Kaip jeigu mums reikėtų paradoksalios išvados šitai pirmai mūsų dėstymo dalį, tai kad gerosios praktikos gali ateiti net iš blogųjų patirčių. Ir jos taip pat, aišku, gali ateiti iš visų kitur, tai įkvėpimo šaltiniai. Vienas iš paprasčiausių tokių lifehackų, kuriuos siūlau žmonėms, kurie yra įstrigę rašant ir nebežino, galvoje yra idėjų badas, tuščia, o tuo tarpu tekstą reikia pagimdyti, tekstą reikia parašyti. Aš jums visuomet siūlau tada paimti ir susirasti kokią nors citatą. Kad ir yra toks saitas BrainQuote, tačiau yra krūvas kitų saitų, yra galų gale netgi tos programų, kurias skaito žmonės, kurie skaito knygas Goodreads. Ten yra citatos iš knygų surankytos pagal temas įvairiausias. Ir ten įsivedi tai, ko tau reikia. Davė tau užduotį parašyti kažką apie lojalumą. Parašė tau užduotį, davė užduotį parašyti kažką apie deimantus. Įmetei tą ir žiūri, ką tau visagalis internetas išmes. Ir aišku, jis išmes krūvą citatų nuo labai žinomų žmonių, iki mažiau žinomų žmonių, iki galų galę visai nežinomų, labai nišinių žmonių. Bet atsirinkai tą citatą, žiūri, ar ji tave užveda ant kelio. Ji gali užvesti ant kelio dvejopai. Gali užvesti ant kelio dvejopai, kaip duodama mintį, kurią tu po to gali plėtoti, papildyti, pagrysti. Arba ji gali būti tokia, kuri atvirkščiai tos progą oponuoti ir paneigti tai, kas sakoma yra šioje citatoje. Čia jau priklausomai, kokį kelią jūs rinksitės ir kuris kelias atrodo labiau vaisingesnis ir deringesnis. Čia vienas būdas. Kitas būdas apskritai tiesiog nustoti matyti objektuose, apie kuriuos jūs rašote, vien tik tuos objektus. Už kiekvieną šitų objektų yra daugybė kitų paslėptų istorijų, kuriems niekas netrukdo jums sugalvoti. Pavyzdžiui, prieš mane yra dabar manekenas be galvos. Negalvokite, kad mes darbe užsiminėjame tais dalykais, kad pjaustome manekenams galvas. Ne, tiesiog toks yra manekenas, ant kurio bendradarbiai šitame kabinete pakabina pautą arba kitą drabužį. Ir tu gali apie šitą manekeną tiesiog aprašyti jį labai sausai ir metodologiškai, kad jau jis yra toks, pečių plotis yra toks, yra moteriškos lyties manekenas. Geriausiu atveju dar prisiminsi, kad jo išvaizda šiek tiek daug primena Milosą Venerą, kuris stovi Paryžiaus Luvro muziejuje ir kuria taip pat nuskelta galva ir kuria taip pat neturi rankų. Bet tu gali samprotauti ir fantazuoti ir kurti daug toliau. Tu gali pabandyti įsivaizduoti žmogų, pagal kurio realią figūrą buvo sukurtas manekenas, tu gali tam žmogui duoti vardą, tu gali tam žmogui duoti biografiją, tu gali tam žmogui duoti istoriją. Jie taip pat kaip tu istoriją, biografiją, vardą gali duoti žmonėms, kurie atvežė tą manekeną, pastatė šičia. Tu gali taip pat duoti paros metą, metų laiką ir oro būseną, kuri buvo už lango, kadangi šitas manekenas stovi prie lango, tuo metu, kai jis buvo atvežtas ir pastatytas. Žodžiu, pradėjus nuo vieno, tu gali žygiuoti tiek, kad tau reikia tiesiog atsirankioti, kuri istorija tau reikalingiausia, norint papasakoti tai, ką tu nori įteikti žmonėms, kurie tavęs klausysis. Jie žygiuojam dabar prie tų istorijų pasakojimo elementų.
Nepradėkit baisėtis šitos knygos viršeliu, kurią aš įdėjau kaip iliustraciją, nes tikrai tai reali knyga. Catherine McKinnon egzistuoja, tikras žmogus, labai radikali feministė. Todėl šitoje knygoje frazė klausimas women human, ar moteris yra žmonės, pasideda daugiau ironiškai, nes jai pačiai kyla daugiau klausimų, ar vyrai apskritai yra žmonės, ar vyrai apskritai nusipelno būti šitoje planetoje, bet kokiu atveju dėmesį garantuotai toks dalykas atkreipia. O šiame šiuolaikinėme pasaulyje, kuriame mes nuolatos dėjuojame, kad be galo sunku prisibelsti iki išpaikinto ir dėmesio nebesufokuojančio klausytojo, skaitytojo ar žiūrovo, tos kelios sekundės, per kurias mes bandome jį užkabinti, yra tas hook, line and sinker arba kablys, valas ir gramzdas, kuriuo mes jo pakabiname. Todėl netgi tada, kai žinote, kad jūsų istorija labai yra stipri ir kad jūsų moralas tos istorijos pabaigose irgi bus pakankamai tvirtas ir įspūdingas, visuomet reikia pagalvoti apie pavadinimą. Pavadinimą aš šneku bendrąja prasme, nes pavadinimą kartais mes rašome dalykus, kurie neturi savo pavadinimą. Dažniausiai jūsų elektroninis laiškas turi pavadinimą, ten jo funkcija atlieka tai, kai jūs rašote į subject line. Tačiau irgi ten turite pagalvoti apie tai, kaip suformuoluotas bus jūsų subject line, kad žmogus apskritai atsiverstų šitą e-mailą, o ne pasiūstų jį automatiškai, net ne automatiškai, o sąmoningų judesių pasiūstų į spamo folderį arba į šiukšlinę arba kitur. Dėl pavadinimas turi užkabinti, turi vežti ir turi vienintelis dalykas, kurio aš norėčiau patarti, tai ne per daug jo nenutraukti nuo toli, nuo po to, kas seks papasakoti. Čia tikrai nenoriu pasakyti, kad ta klikbeitinio antraščio manija yra baisus dalykas ir dėl jo žmonija numirs. Taip ir kad dėl jo žmonija žlugs, numirs ar kiti dalykai. Ne, nieko to nebus. Tiesiog, jeigu jūs pernelyg ilgai piknaudžiaujate tuo, kad jūsų istorijos pavadinimas ir jūsų istorijos lydas, tai pirmasis paragrafas, yra pernelyg nepanašus tai, kas pasakoma toliau, tai gali būti, kad ateityje žmonės apsiribos tik tai pirmojų lydų, pirmąją pastraipą ir pavadinimą. Vėlgi, ar tai yra tragedija? Ne. Jeigu jūs sugebėsite visą esmę ir netgi tą savo pagrindinę žinutę ir moralą sudėti į pirmąjį paragrafą, arba netgi ir pavadinimą, tai tada gal jums ir nereikia, kad žmonės skaitytų visą istoriją ir gaištų tam laiką. Bet tada vėlgi atsiranda kitas klausimas. O kam tada gerai reikėjo rašyti tokį ilgą, jeigu jums viską jūs galite sudėti į lydą? Žodžiu, kaip aš jau stengitės, kad reikia stengtis visuomet, kad pavadinimas būtų kartu ir catchy, kartu būtų seksy, tačiau kartu, kad būtų ir pakankamai susijęs su pačios istorijos kūnu ir nebūtų nuo jų nutolęs pernelyg toli. Nes tada atsiranda tokie maži vidiniai konfliktėliai, kurie vieną kartą tikrai nieko dėl jų neatsitiks, antrą kartą irgi neatsitiks, tačiau kai jų susidaro kritinė masė, tai tiesiog gali būti, kad auditorija mostels ranka ir nueis ieškotis kito turinio šaltinio. Tiek pat svarbus yra ir pirmasis sakinys, ar netgi klausimas, ar galima juos labai atskirti nuo pavadinimo, kad jie kartais gali keisti, kartais pirmasis sakinys yra vietoj pavadinimo, kartais pavadinimas yra vietoj pirmojo sakinio, bet kokiu atveju mes šnekame apie tai pradžią, nuo kurios mes norime užkabinti žmogų, prikaustyti prie mūsų teksto ir jį ten palikti. Kiekvienais metais yra rengiamas, net kiekvienais metais, karts nuo karto BBC rengia konkursą, kuriame angliškos literatūros skaitytojai balsuoja už jiems labiausiai įspūdį palikusią garsaus literatūrinio kūrinio pradžią. Ten stabiliai atsiranda tokie dalykai kaip Peteris Penas, kaip prasideda, kad visi vaikai, išskyrus vieną, užauga. Arba taip pat garsi frazė iš Džordžo Orvelo 1984 romano, kad buvo saulėta, šalta balandžio diena, laikrodžiai mušė 13. Prieš to dar tiesiog norėčiau trumpam sustoti, kadangi šitoje frazėje ne tik tai jis skamba
įspūdingai ir mus panardina iš karto į kažkokį tam tikrą pasaulį, kuriame vyks šitos istorijos veiksmas, bet iš karto duoda suprasti apie neįprastą šito pasaulio taisyklės. Mūsiškiame laikrodžiai muša 12. Mūsiškiame tikrai niekas nesugalvotų, kad turi mušti 13 valandą. Jau tada supranti, kad šito pasaulio yra kažkas ne viskas tvarkoja. Yra ir kitų garsių frazių, pavyzdžiui, kad patriarcho ruduo Markeso prasideda tai buvo neišvengiama, karčių migdolų kvapas jam visuomet primindavo neatsakytos meilės likimą. Arba Albero Camus romano pradžia. Mama mirė šiandien, o galbūt vakar, nesu tikras. Arba Kurto Voneguto Skerdykla numeris 5. Visa tai nutiko, daugiau ar mažiau. Ir aišku, tradiciškai pirmą vietą užima ta citata, kurią jūs matote šiuo metu ekrane. Tai Charles Dickensas, Pasakojimas apie 2 miestus. Ir mes tik daugelis iš jų net nesame, ir tie, kurie nesame skaitę šitos knygos, prisimename, kad pirmasis bent jau 2 eilutes, kad it was the best of times, it was the worst of times. Kodėl šita citata yra taip universaliai pripažįstama kaip viena iš nuostabiausių romano pradžių? Gal ne taip jie piktnaudžiavome, kaip pavyzdžiui Lev Tolstojaus Anos Karinos pradžia, kad visos šeimos yra laimingos vienodai, visos nelaimingos šeimos yra nelaimingos skirtingai. Ja gali panaudoti kaip paralelę daugybėje kitų situacijų, nebūtinai apie šeimas. Tačiau Dickensas irgi turi savo pakankamai, Dickensas šitą citatą irgi turi pakankamai universalumą, to, kad ji tinka bet kokiai epochai, tinka bet kokiam reiškiniui, tinka bet kokiai situacijai, kadangi apie bet ką mes galime pasakyti, kad tai yra tuo pačiu ir pats geriausias laikas, ir pats blogiausias laikas. Nes kiekviename galima įžiūrėti tezę, antitezę, polių, antipolį ir panašius dalykus. Žodžiu, bandykite pratintis pradėti tekstą nuo to, kas užkabina. Kaip tai padaryti? Lietuvių kalba šiuo atžvilgiu turi vieną iš savo retų pranašumų prieš anglų kalbą. Retų pranašumų aš turiu minėti, kadangi daugelis mes esame susidūrę su tuo, kad ir mūsų žodžiai dažnai būna ilgesni ir tai ypač akivaizdu pasidaro bandant nukalti reklaminį šūkį, kuris angliškai pasirašo, aišku, jis ne pats pasirašo, mes jį prašome, bet tarsi ir pats pasirašo daug paprasčiau, lengviau, kaip ir žurnalų viršelio išnašas angliškai irgi daug lengviau gimdosi. Bet lietuvių kalba turi vieną didelį pranašumą, tai yra, visų pirma, tai, kad nėra nustatytos žodžių tvarkos sakinyje. Nėra visiškai būtina, kad iš pradžių būtų veiksnys, po to tarinys, po to pažyminys, po to aplinkybės ar dar kas. Mes galime perrašinėti, jaukti ir panašiai. Čia yra būdas daug kartų perrašinėjant vieną ir tą patį sakinį, bandyti išgauti iš jo tą skambesį, tą ritmą ir tą nuotaiką, kur yra arčiausiai to, į ką jūs norite panardinti skaitytoją. Kaip jūs sakiau, gali būti desperacija, gali būti viltis, gali būti skausmas, gali būti baimė, gali būti meilė, gali būti dar kas nors. Tiesiog ieškai tinkamo žodžio skambesio, kartais gali būti, kad jo, bet mes kaip turime ir tai, ką vadiname sinonimų žodynu. Mes klausia, kas yra didžiausias, kas yra geriausia rašytojo mūza, aš sakau, geriausia mūza yra Deadline'as, o geriausias draugas rašytojo, geriausias draugas yra Tezaurusas, sinonimų žodynas. Tačiau pasitelkime jį. Ir ieškome būtent tos žodžių tvarkos sakinyje ir tokių sinonimų, kurie pasako būtent tai, kas labiausiai užkabintų ir prikaustytų skaitytojo dėmesį. Dar yra vienas aspektas, kuris galioja ne tik tai pradžioms, bet ir viduriui ir pabaigai ir panašiems dalykams, kad skirtingi teksto suvokimo būdai ir padargai. Pirmas arba paprasčiausias tai yra tai, ką mes regime, ką nusitapome savo galvoje arba įsivaizduojame perskaitę tekstą. Ne? Tai yra tas kognityvinis tiesiog teksto suvokimas, pažintinis, suvokiamasis. Yra dar ir kiti, tai yra optinis, tai yra kaip tekstas atrodo ant popieriaus arba ekrane. Ir čia jau atsiranda tokie dalykai, kad mums nepatinka teksto sienos, mes norime, kad tekstas būtų suskaidytas į pastraipas,
Mes norime, kad tos pastraipos nebūtų pernelyg ilgos. Mes norime, kad sakinys būtų irgi ne per daugiausiai ilgas, nes jo Jameso Joyce'o Ulisa, kuris yra vienas ilgas ir nesibaigiantis sakinys per visą knygą, įdomu vertinti ir skaityti kaip eksperimentą, tačiau ar tu patiri labai didelį atradimo džiaugsmą dėl šito ir ar tu norėtum jį taikyti dėl savo gyvenimą? Ko gero ne, tai daugiau ir lieka kaip eksperimentas. Tai tas optinis suvokimas, kaip jau sakiau, viename sakinyje 90 žodžių, viename sakinyje nedaugiau vieno šalutinio sakinio. Tai nėra tos taisyklės, kurios išrašytos kažkur krauju ir iškaltos ant akmens ir kad jų negalima laužti. Jas galima laužti, aš turiu sakyti, kad taip parašyti tekstai yra paprastesni ir lengviau suvokimi žmonių, kurie galbūt neturi to išsilavinimo. Dėl išsilavinimo, prieš grįžtant prie pačio paskutinio suvokimo būdo. Lietuvių kalboje dar skirtingai nuo to privalumo, kad žodžių tvarka sakinyje yra laisva, yra tas minusas, kad mes dar neturime savo formulės, kuri leistų, bent jau aš nežinau tokias formulės, jeigu žinote, apšviesite, bus labai dėkingas, kur leistų nesudėtingai apskaičiuoti, kiek klasių reikia, norint būti baigus, norint suvokti tekstą. Amerikiečiai turi ne vieną, vienoje formulėje yra skaičiuojamas žodžių, kurie turi daugiau 4 skiemenų kiekis sakinyje, prie jo pridedamas tarptautinių žodžių kiekis, prie jo pridedami sakiniai, kurie viršyje 10 žodžių, prie jo pridedami dar, po to viskas dauginama, iš jo traukiama ar tai klubinės šaknis ar dar ko nors, galų gale gauna rezultatą, kuris pasako, kad Hemingway'aus Senį ir jūrą perskaityti ir suvokti užtenka būti baigus 4 klases. Iš karto priminsiu, kad netgi Donaldo Trumpo inauguracinę kalbą 16 metais, jis buvo 17 pradėjo prezidentauti, ir tai buvo sausio pradžioje pasakyta kalba, jai reikėjo 5 klasių, tai yra daugiau negu Hemingway'aus Senį ir jūrą. Ar tai sako, kad Senis ir jūros yra primityvus kūrinys? Ne. Tiesiog mums sako, kad jo kalba yra paprasta ir neįmantri. Jeigu mes paimtume Džordžą Vašingtoną inauguracinę kalbą, tai ten, ko gero, šiuolaikiniam žmogui ir bakalauro neužtektų viską suvokti, tiek ten daugiau visokių gėlėtų, ornamentuotų palyginimų ir išsireiškimų, kurio modernus žmogus tiesiog jau šiaip nebenaudoja. Ir tada grįžtame prie paskutinio dalyko. Jau pasiskundė, kad nėra tokios formulės, kurią mes lietuvių kalbą galėtum skaičiuoti, tai prie trečiojo suvokimo būdo. Tai trečiasis suvokimo būdas teksto tai yra akustinis. Akustinis būdas, kadangi mes, ypač jeigu tai yra trumpas tekstas, jeigu tai yra reklaminis šūkis, jeigu tai koks nors yra užrašas trumpesnis, mes jį dar sugebame perskaityti ir galvoje garsiai. Ir dėl to, kuriant reklaminius šūkius, tiek reikia ypatingai kamuotis copywriteriams, kadangi jie stengiasi, kad dar šio šūkio skambesys būtų atitinkantis jo tikslą ir jo nuotaiką. Vieni žodžiai reikšintys vieną ir tą patį gali būti arba implikuoti švelnesnį suvokimą, kiti gali būti aštresnė, staigesnė. Ir tu tada rašai vieną po kito perrašinėjai žodžius, tol kol surandi tą, kuris labiausiai patiktų tą būseną, kurią tu nori atrasti skaitytoją, arba klausytoją, arba žiūrovą, arba į kurią tu nori skaitytoją, klausytoją, žiūrovą nutransportuoti. Žygiuojant tolyn. Paminėjau žodį skaitytojas. Žodis skaitytojas dėl to, kad aš jį vartoju pramaišiui su klausytoju, žiūrovu, tokia yra mūsų auditorija. Ir ji yra mums reikalinga ne tik dėl to, kad rašytojas neišgyvens be žmonių, kurie perka jo knygas, o jūs neišgyvensite be klientų, kurie perka jūsų paslaugos arba produktus. Tai yra vienas dalykas, kad tarp daugybės žirklių, kurios egzistuoja mūsų gyvenime, biologinių, socialinių, egzistuoja dar tokios žirklės, kurias galėtume pavadinti pažinimo arba domėjimosi arba interesų žirklės. Žmonės, jūs norite pasakyti žmonėms tai, ką jūs jaučiatės, norite pasakyti, arba ką jūs privalote pasakyti, kaip jūs jau parduoti produktą, paslaugą, padidinti žinomumą, apginti reputaciją, užaštrinti problemą, pasiūlyti jos sprendimą, daugybė būdų. Problema ta, kad dauguma žmonių nori
išgirsti ne tai, ką jūs norite pasakyti, o jie nori išgirsti tai, ką jie nori išgirsti. Jie kartais nori būti paguosti, kartais nori būti padrasinti, kartais nori būti įkvėpti, kartais nori gauti galimybę sudalyvauti outrage porn, arba kaip aš vadinu tą, tai ne ką ne aš vadinu, įtūžio arba pasipiktimo pornografija, kad tu išvilkamas į dienos šviesą, koks nors piktadarys, kabutėse, ir mes jiems pradedame iš karto jo autodafę kuriant ir visi vienas su karto prieiname ir įmetame pagaliuką jo laužą arba savo komentarą Facebook'e, o po 2 dienų bus į naują outrage porną. Žodžiu, egzistuoja tam tikros žirklės tarp to, ką mes norime papasakoti ir to, ką mes norime, ir to, ką auditorija nori išgirsti. Kaip šitų žirklių išvengti, kaip jas išardyti? Vienintelis įmanomas būdas tai yra, net vienintelis įmanomas, pats geriausias būdas tai būti tokiu garsiu, jau gali sau leisti ir tokį įtakingų gali sau leisti daryti, ką nori, rašyti, ką nori, nes žinom, kad pas tave ateis vien dėl tavo autoriteto ir vien dėl praeities darbų šleipti, gerąją prasme šleipti. Bet daug paprastesnis būdas ir daug efektyvesnis būdas tai yra eiti į pusiaukelę, bandyti pasitikti skaitytoją kažkur pusiaukelėje ir ten, kur ir jis gauna tai, ko jis tikėjosi gauti, ir tu to pačiu jam pasakai tai, ką tu norėjai, ką tu privalėjai pasakyti. Tai yra geras dalykas ir ne tik tai galutinio rašymo tikslo prasme, tai yra geras dalykas dėl to, kad rašyti vien tai, kas tik tau patinka, tai net jeigu tu užsiminėjai grinai kūrybinių rašymų, absoliučiai nekorporatyvinių, grinai kūrybinių, vien savo malonumas, tai tu tiesiog rizikuoji truputį atitrūkti nuo kitų žmonių svajonių ir kitų žmonių minčių. Ir aš svajonės paminėjau būtent dėl to, kad jos yra svarbios, bandant įsivaizduoti savo auditoriją. Auditoriją labai lengva įsivaizduoti pagal demografinius kriterijus. Sakykime, žinome, kad mums reikalingas mūsų potencialus tikslas arba targetas yra vyras su aukštuoju išsilavinimu, aukštesnėm negu vidutinėmis pajamomis, gyvenantis ne periferijoje, o metropolyje. Ir turime tarsi jo paveikslą. Tačiau tas paveikslas yra pakankamai ribotas, kadangi šitoje didžiulėje žmonių kategorijoje gali, taip yra tarp jų kažkas yra bendro, jų išsilavinimas arba pajamos jau gali tau leisti spėlioti maždaug apie jų interesų lauką, apie tai, ką galima jiems parduoti, apie tai, kokie gali būti apskritai jų šiuo metu planuojami arba svajojami pirkiniai. Tačiau tai mažai pasako apie jų emocinės būsenas, apie tai, ką jiems šiuo metu skauda, ko jie šiuo metu bijo, apie ką jie tuo metu sapnuoja. Ir tie dalykai yra labai svarbus, bandant nusipaišyti, jie galima įtaigesnį, spalvingesnį ir visapusiškesnį šitos auditorijos paveikslą. Nes būtent tada tu pradedi suvokti, kam tu rašai ir kokie dalykai gali žmogui trukdyti tavo tekstą suvokti, ar tai yra išankstiniai stereotipai, ar tai yra spaudžiantis rūpesčiai ir ar tai yra nerealizuotas svajonės. Tada, kai tu jau pamatai šitą savo auditoriją, kai tu pasineri į ją, tada pradedi labiau matyti ir kaip atitinkamai turi tavo keistis tekstas, kad jis pačiu trumpiausiu ir pačiu efektyviausiu keliu nukeliautų iki šitos auditorijos širdies arba proto, priklausomai tai, kur tu beldėsi. Viena iš knygų, kurią aš nurodysiu jums pabaigoje kaip galima rekomendaciją paskaityti, tai yra Christopherio Bukerio knyga Seven Basic Plots. Žmogus ją rašė 36 metus. Laiką perskaitė visą tai, ką įprasta vadinti pasaulio literatūros lobynu, nes ieškojo atsakymo, ar galima suskirstyti visas pasaulio knygas į mažiausiai įmanomą siužetų kategorijų sąrašą. Taip jis padarė, išradęs 7 siužetus. Šitie siužetai yra, pirmasis tai yra monstro įveikimas, tai Jamesą Bondą, jeigu prisimintume, tai yra tipiškas, kadangi kiekviename romane veikia Bondas, mūsų herojus, ir veikia jo antagonistas, tai gali būti teroristinė organizacijos Spektras, tai gali būti KGB, tai gali būti piktadarys Stavrosas arba Blofeldas, žodžiu, tiesiog jam reikia įveikti į monstrą. Jeigu nepatinka Bondas arba jo nežiūrite, tai iš klastinės literatūros pavyzdžių tai yra
etapas Beowulfas, kuriame reikia susidoroti su slibinų Grendeliu. Antrasis siužetų tipas yra pelenė. From rags to riches, from zero to hero, Aladinas, visi kiti reikalai, kad turime herojų, kuris dėka nelaimingai susiklošiusi aplinkybė ar kokia nors kvarabas, tiesiog yra šiuo metu nutupdytas į socialinio kopėčio pačią apačią, bet vėlgi dėka savo gerųjų savybių, kitų draugų, savo atsidavimo, pasiaukojimo, pasišventimo ir panašiai, jam pasiseka, arba jai pasiseka. Ir happy endas, laiminga pabaiga. Siužetų tipas questas yra susijęs su užduoties atlikimu. Mes turime kažkur nueiti, mes turime kažką padaryti. Žiedų valdovas yra tipiškas tokio questo pavyzdys. Panašus į jį, bet šiek tiek kitoks siužetų tipas, tai yra ten ir atgal. To paties J.R. Tolkieno, kuris prašė Žiedų valdovą, ankstesnis kūrinys Hobbitas. Esmė, kad Bilbo Bagginsas ne tik turi su nykštukais nukeliauti iki vienišojo kalno ir ten įveikti slibiną smaugą, bet ir turi svarbiausia sugrįžti atgal. Ir visų ten ir atgal esmė, ar tai būtų Odisėjas, ar tai būtų Hobbitas, tai yra sugrįžti namo, nes būtent ten tavo yra gyvenimo prasmė ir tai yra tik svarbiausia, ką tu turi. Po to žygiuojame link dar vieno siužetų tipo, kuris vadinasi komedija. Ir komedija tai yra nesusipratimo virtinė. Įvairiose situacijose dalyvaujantis veikėjai, herojai tą situaciją vertina visiškai priešingai, jų priežastingumą mato visai kitaip ir dėl to atsiranda nesusipratimai. Iš nesupratimo atsiranda juokas, komiški elementai ir galų nesupratimai pagaliau išsisprendžia ir vėlgi mes turime happy end. Happy end tikrai neturime tragedijų kaip siužeto žanre. Tragedija tai yra, kai herojus, nesvarbu kokia tai tragedija, Makbetas, Karalius Lyras, Otelas, jeigu imtumėm Šekspyrą, arba Didysis Getsbis, jeigu mes imtume Scottą Fitzgeraldą. O joje personažas vėlgi savo įdu, net ne dėka, o dėl savo įdu, arba dėl savo silpnybės, arba dėl, kad jis netgi gali ir likimas pakišti koją, jis tragiškai žūsta. Ir ta žūtis yra kaip moralas mums, kaip pasielgimas, kad nesielkime taip kaip jis, nes baigsis taip pat. Ir galų gale paskutinis tipas yra priskėlimas, tai ten herojus, su kuriuo viskas buvo blogai ir mes jau jį nurašė, staiga randa savį jėgų priskelti ir pasikeisti. Čarlzo Dickenso jau minėto britų klasika, knyga Christmas Carol, Kalėdų giesmė, tai būtų toks pavyzdys apie Ebenezerį Skrudžą, kuris buvo tiek šykštus, kad juo bodėjosi visas miestelis, bet trys angelai atėjo, trys angelai jam pakuždėjo kalėdų naktį ir jis visiškai pasikeitė ir tapo pačiu dosniausiu ir labiausiai mylimu miestelio žmogumi. Jūs nuolatos girdėjote mane kartojant žodį herojus. Herojus yra būtinas istorijos elementas. Herojaus mums nereikia suprasti, kad yra herojus, kuris būtinai panašus į, riterį be priekaišto, riterį be baimės, ant obuolmušio žirgo, sidabriniais šarvais, kuris, įsivaizduokime, universalų šventą Jurgį, kuris vaduoja mergeles ir duobės slibinus. Herojus yra tiesiog pagrindinis mūsų veikėjas. Tas, su kuriuo mes save tapatinsime, tas, su kuriuo empatizuosis mūsų skaitytojas. Jis gali būti ir toks herojus, idealusis herojus, jis gali būti antiherojus, jis gali būti toks maištininkas, jis gali būti tiesiog toks kaip Haris Poteris, kuris nuo vaiko pradeda mokytis ir tik tai ilgainiui gal taps herojumi. Jis gali būti, kaip jeigu bendramatė Harry Potter, kaip Dumbledoras, kuris yra tas, kuris viską matė, viską žino ir kuris gali pamokyti jaunesnį moterį. Žodžiu, herojų gali būti daugiau, bet tai yra tie, kurie veikia. Ir skirtumas tarp herojaus, nesvarbu, kaip jos, koks tai būtų herojus, tai gali būti galų gale, aš nežinau, gali būti varžtas iškritęs iš jūsų stalo, kuris laikė jūsų stalą ir be jo šitas stalas subirės ir ta visa jūsų istorija apie tai, kaip jūs ieškojate to savo herojaus, kaip jūs apsigytai suradę ir kaip jis viską vėl sujungė. Taigi, herojus yra ne tas, su kuriuo atsitinka dalykai, tačiau pats, kuris veikia šitos dalykus. Taip, pradžia gali būti, kad pirmasis iššūkis jam mestas, tai bus, kurio jis nesitikėjo, nelaukė, dar kas, tačiau po to jis priima iššūkį. Jis priima iššūkį ir eina ir kažką daro. Tai čia yra skirtumas tarp herojaus, dėl ko jis turi tą vertę ir kurio tampa jūsų istorijos veikėjų, ir kitų veikėjų, kurie kartais pailiustruoti, kai kurias herojų savybės gali būti tiesiog atsimušinėjimo lenta arba pašnekovų,
kaip šalia dažnai herojus būnantis tas personažas, kurį mes kartais vadiname Sančą Pansą, kartais mes vadiname Palidovo arba dar nors, nes turi su kažkuo šnekėtis tam, kad atskleistų savo vidinį pasaulį. Bet kokiu atveju herojus reikalingas. Skirtingai nuo herojaus yra, kaip jau sakiau, herojus gali būti ir antiherojus, jo gali vykti transformacija. Jeigu man reiktų dabar pasitelkti pavyzdį, tai aš karto, ko gero pulčiau prie pačio šviežiausio, tai paskutinis iš Marvel studijos šeštas serialas, tai yra Loki, tai yra apie melagysčių ir apgavystės dievą, kuris persikraustęs, nenoriu spoilinti, gerai nespoilinsiu, tiesiog pasakysiu, kad jis tampa kitokiu. Šiek tiek kitokiu, ko nesakysiu, kad tikrai bus spoilinimas, bet transformacija tai yra tas dalykas, kuris irgi skiria gerą istoriją nuo prastos istorijos, kadangi nesakau vėlgi, kad visos istorijos, kurie personažai nesikeičia, yra prastos. Ne, nes mes dažniausiai istorijas skirstome į dvi rūšis. Tai vienas yra plot driven, o kitas yra character driven. Plot driven tai jas varo priekin tai, ką pašnekėsime šiek tiek vėliau, bet character driven apie jas varo priekin tai, kaip keičiasi jose personažai. Ir kad jeigu mes bandome kurti tokią istoriją, sukonstruoti, kurie jos pabaigoje personažas lieka lygiai toks pat, koks pradžioje, bet mums nepavyko. Jis turėjo pasikeisti. Su juo turėjo įvykti kažkokia nušvietimas, kažkas dar ko nors, nes mes turime matuoti herojus iki ir herojus po to. Ir priežastis, dėl kurių jis pasikeitė. Tai tiek dabar apie herojus, varome toliau. Konfliktas. Konfliktas yra absoliučiai neatsiejama istorijos dalis, būtina dalis, privalomas. Aš pavadinau tai geras ir dar geresnis, kadangi labai daug senų sovietinių filmų, tų, kurių tikriausiai niekas nematė ir neteko žiūrėti, būdavo ir tais laikais prastai žiūrimi, nepasant to, kad pramogų meniu buvo gana mažas. Nebūdavo žiūrima dėl to, kad, įsivaizduokime tipišką siužetą. Gamykla, turime du jaunus darbininkus, jie ateina į cechą dirbti, nors jauna meistrė, labai žavi, ir mūsų du jauni darbininkai varžosi dėl jos dėmesio. Problema tik tai, kad yra vienas labai geras, o kitas yra dar geresnis. Ir konfliktas yra tarp gero ir geresnio. Jeigu konfliktas yra tarp gero ir geresnio, konflikto nėra. Konfliktas tikrai turi būti toks, kurį mes jaustumėme, dėl kurio mums skaudėtų, dėl kurio mes išgyventumėm, kuris mums būtų akivaizdus, realus, čia ir esantis. To dažniausiai konfliktas turi būti tarp blogio ir tarp gėrio. Jeigu mes taip nedramatizuojame ir bandome tiesiog pereiti į buitį ir mūsų istorija yra susijusi ne su monstro įveikimais, o su, nežinau, kokybiškai naujos konstrukcijos kylamušiu, žmonėms, savai suprantama, tada konfliktas yra šiek tiek kitos. Konfliktas tada tampa tiesiog problema ir mes padedame mūsų skaitytojams arba mūsų herojui, su kuriuo empatinasi skaitytojai, išspręsti. Tačiau problema privalo egzistuoti. Jeigu nebuvo problemos, tai vienas bus tik tai kažkokio dalyko aprašymas, gali scenos aprašymas ar dar kas. Tačiau konfliktas, tas pozicijų, idėjų, minčių ir veiksmų nesutapimas, tai yra būtent tai, kas generuoja dėmesį, būtent tai, kas generuoja publikos įsitraukimą ir būtent tai, kas padeda jai dalyvauti istorijai ir paišytis ją jau savo galvoje, kad ir klausantis to, ką sukūrėte iki to laiko jūs, praplėsti tą pačią istoriją. Žodžiu, konfliktas yra esminės būtina savybė. Kiek jų turi būti? Priklauso, ką jūs rašote. Jeigu jūs rašote scenarijų arba romaną, tai bent jau sakoma, kad pilnametražinėme filme turi būti vadinamieji 5 inflection points, tai yra 5 pasikeitimai, 5 įvykiai, po kurių keičiasi siužetinė linija, herojus tampa vėl kitokio, personažai tampa vėl kitokiais, gali pasinerti į duobę, tada vėl iškilti, tada 5 tarsi užtenka. Bet jeigu mes rašome, kaip šiais laikais mes dažniausiai rašome apie trumpus dalykus, rašome jas į socialinius tinklus ir bandome dažniausiai perduoti vieną žinutę, tik vėl užtenka ir vienos problemos arba vieno konflikto. Jeigu tai gali dar būti aktualizuota, sutapti su kita problema, kur yra visuomenėje juntama ir kurios jūs nesiūlote spręsti savo tekstu,
o tik tai norite užkabinti nuotaiką, kur atsirado šitos, irgi dar geriau, tai visuomet yra labai rizika, kad neatsirastų skonis to, kad jūs bandote pasikinkyti problemą tam, kad siekdami grinai savo egoistinių tikslų. Nu, čia tiesiog subtilus balansas. Jausti, tarsi subtilus balansas, suvokti, ką žmonės jaučia, ko žmonės nori ir kaip yra iš tikrųjų. Nes tarp tų dalykų gali būti didelė atodara. Aš čia visuomet prisimenu ne visai literatūrologinį, daugiau politologinį palyginimą, bet kuris yra labai taiklus ir kuriuo siūlyčiau vadovautis ir rašantiems, ir šiaip bet ką su žmonėmis, su auditorija darantiems žmonėms. Tai buvo kalbinamas Newtas Gingrichas, toks buvęs respublikonų lyderis, kažkada atstovų rūmų pirmininkas. Tas pats, kuris pagarsėjo fraze, kad mes tikrai negintumėme, nepultumėme Rusijos dėl kažkokio Sankt Peterburgo priemiesčio, turėdamas galvoje Estiją. Tai jį kalbino žurnalistė ir bandė jam įteikti, kas aišku, čia nesąmonė, nes žurnalistai neturi ginčytis su politikos, jie turi jų klausinėti ir uždavinėti tokius klausimus, iš kurių matytųsi politiko žinojimo, kompetencijos ir sąžinės reikalai. Jie uždavė klausimą, pasakė, bet tai kodėl jūs čia dabar teigiate, kad problema yra nusikalstumas, nes jie ištraukė tikrą realią statistiką, kur rodo, kad nuo 90-ųjų metų nusikalstumas Amerikoje stabiliai krenta. Ir Gingrichas labai gerai sako, bet žmonės mano kitaip, bet žmonės jaučia kitaip. Ir čia yra absoliučiai geležinė taisyklė, kuri, kai kalbant apie auditoriją, nereikia galvoti, kokie yra iš tikrųjų faktai, reikia galvoti apie tai, kaip žmonės juos jaučia, kaip žmonės juos mano. Čia yra esmė. O tai, kad faktai yra kitokie, čia tikrai, pasakysiu labai banaliai, bet tuo blogiau faktams, atsiprašau, uždarysiu duris. Taip, tuo blogiau faktams. Taip. Konfliktus jau aptarėme, dabar žygiuojama link dar vieno elemento, kuris lygiai taip pat yra būtinas. Šituo žodžiu labai piktnaudžiaujama, kaip ir daugelį kitų žodžių, kurie pernelyg dažnai naudojami, nustoja savo prasmės, galėčiau paminėti tvarumas, galėčiau paminėti komunikaciją, kuris yra prašomas. Yra dar vienas žodis žinutė, kur žinutė tai vėlgi mes, tai kokia tavo žinutė? Tai kur jūsų standartinas? Žinutė irgi labai nuvalkytas ir žodis, tai bandykime panaudoti kitą jos atitikmenį vietoj žinutės žinia, moralas, mintis, pranešimas, idėja. Tai visi tie dalykai tai yra susiveda tai, o ką mes tiesą sakant norėjome pasakyti? Kokia buvo kas buvo mūsų tai, ką pavadintumėm, jeigu būtumėm Holivude, tas elevator pitch, kur mes turime kelias sekundės, pusę minutės, geriausiu atveju, kai mes važiuojame iš vieno aukšto kito aukšto ir mes turime prodiuserį to pačiam lifte ir kurią mes norime parduoti savo scenarijaus idėją, o gal net ir visą scenarijų parašytą ir kuriame mes turime vienu sakiniu pasakyti, apie ką tai yra. Ar mes tai norime pasakyti, kad yra vienišos motinos išgyvenimai didmiestyje, ar mes norime pasakyti, kad ne visos paauglių hormonų siautėjimo audros baigėsi liūdnai, ar mes norime pasakyti, kad išdavystė niekuomet neapsimoka, ar mes norime pasakyti, kad dėl Kaino ir Abelio tragedijos daugiausiai kenčia tėvai. Vis tiek mes turime tą trumpą elevator pitchą padaryti, tą ką mūsų idėja, ir kas turi prasiskaityti mūsų galutinėme morale, mūsų galutinėje idėjoje, su kokia mintimi mes norim palikti skaitytojai ir prie ko mes vedėme pat pradžios, padarė tą trumpą ekspoziciją, užkabinę mūsų, įpainioję mūsų herojų įvairiausias kliūtis, sukėlė jam epifaniją šitas kliūtis įveikiant. Ir galų gale kulminacija vis šitą išsprendus, kas mums turi likti, kokia esmė, kokia pagrindinė mintis. Ir nuo jos, ko gero, reikia ir pradėti tekstą. Taip, pirmas sakinys yra labai svarbu, nes nuo jo priklausys, ar užsikabina skaitytojas ar ne. Tačiau nuo to, ką mes norime pasakyti, reikia pradėti dar anksčiau. Nes tai yra visos jūsų istorijos alfa ir omega. Ir nuo šito būtent reikia pradėti. Ką mes norime pasakyti. Ir kol jūs nepasirašote savo to pakankamai aiškiai, tol nesitikėkite, kad tai bus pakankamai aišku ir jūsų auditorijai. Dėl sėdi ir formuluoja ir galvoja, jo, mintis gera, bet gal ji banali.
Ir va čia dar vienas dalykas, prie kurio norėčiau trumpam apsistoti, kad nereikia jau taip baisiai bijoti žodžio banalumas. Mes labai dažnai svaigstame apie kūrybiškumą, apie originalumą, apie tai, kad viskas turi būti šviežia, nauja, nematyti ir negirdėta, nes tame yra būtent atradimo džiaugsmas ir skonis. Tačiau vėlgi susivadinkime savo lūkesčius ir būkime šiek tiek realistais. Kaip dažnai pasaulyje yra paleidžiamas totaliai naujas, kad ir literatūros žanras. Ne? Literatūros žanras, toks kaip fantastinis romanas. Kažką paleido jį. Mary Shelley, kai buvo Sprogęs ugnikalnis, Europoje buvo žiema, vasara, tarsi metai be vasaros, sėdėjo Ženevos viloje grupė britų inteligentų aristokratų ir pasidarė konkursą kažką parašyti. Jis parašė pirmąjį fantastinį romaną Frankensteinas. Ir nuo to laiko, ką tai reiškia, kad kiti fantastai nebegalėjo rašyti, nes jau jis bus gerai, kam tu rašai fantastinį romaną. Mary Shelley jau parašė vieną, jau šitas žanras išrastas. Tas pats kaip su detektyvo autoriais. Ir nieko žmonės, netgi dabar yra žmonių, ne vienas, ne du ir ne trys, ir jie turi autoriai, kurie turi tęsti Šerloko Holmso nuotykius. Nes pagimdytas literatūrinis paminklas, kurį galima ir toliau naudoti, ir tai nebus originalu, bet tai nebus ir blogai. Daugybė dalykų, kurie mūsų supa, nėra originalus, bet jeigu tai yra kažkas banalu, vadinasi, tai yra daug kartų pasakyta, daug kartų panaudota, ir tai veikia. Ir tai, ko gero, būtų taikyma ne tiems mano išpeiktiems žodžiams, žinutė, komunikacija, tvarumas, labiausiai išskyrus vieną dalyką, kad kai mes per dažnai juos vaikščiojame, tai mes tiesiog nustojame galvoti, ką jie reiškia, ir kartais per juos pridedame per daug reikšmių skirtingų, tada vieniems žmonėms jie pradeda reikšti vienus dalykus, o kitiems pradeda kitus dalykus reikšti. Mes tiesiog nesusikalbame. O kai nesusikalbame, tad atsiranda komunikacijos problemos. Bet kaip jau, turi būti būtinai aiškiai žinia, aiškiai idėja, aiškus moralas, ką jūs norėjote pasakyti. Kitas dalykas, svarbus tekstai, kurį galima atsakyti Augusto Rodeno, prancūzų žymaus skulptoriaus žodžiais, kai jo paklausė maestro, o kaip jūs sukūrėte tas nuostabias skulptūras, kaip pavyzdžiui bučinys, matote šičia, arba dramatiškas, kaip būtų Kalė piliečiai, arba tas pats mąstytojas, kurios kopijos pasaulyje yra šiek tiek skirtingos ir visos be galo nuostabios. Tai Rodenas atsakė, aš tiesiog paimu marmuro gabalą ir nukalu nuo jo, sakau, nereikia. Ir tas pats yra su tekstu. Kai rašai tekstą, tu nerašai, atsiprašau, kai redaguoji tekstą, rašydamas gali daug ko pridėti. Popierius arba kompiuteris viską ištvers. Tačiau, kai redaguoji, tu turi klausti savęs, o koks šitas žodžia, šitos frazės, šitos sakinio, šitos pastraipos prasminis tūris. Ką jį man duoda? Kiek jį rodo, kiek jį dramatina konfliktą arba problemą, kuri vyksta, kiek jie veda herojų link problemos ir sprendimo, kiek jie iliustruoja mano moralą, kiek jie netikėtai mūsų patį pasaulį staiga iš ramios ekspozicijos panardina į tą konfliktinę situaciją. Žodžiu, ką šitas žodis veikia? Ką šitas žodis veikia mūsų tekste? Ir jeigu mes nerandame atsakymo, ką jis veikia, tai ko gero geriausia jį tada mesti velniop. Ne dėl to, kad kartais negali egzistuoti tekstai, kurie yra gražus vien to, kuriais yra ornamentai, barokas ir kitokia ekvilibristika, kuriais įdomu gėrėtis tik tai vardant to, bet yra menas vardant meną, kuris turi teisę, kuris visišką teisę egzistuoti, tačiau tai tikrai niekuomet nebus efektyvaus rašymo dalimi, arba efektyvaus arba korporatyvinio rašymo dalimi, nes jie neduoda. Vienintelis atvejis, kai galima naudoti šitą verbalinę, nevadinsime tai dėrėją, nevadinsime, bet tiesiog naudoti daug žodžių nieko nepasakant, tai yra būtent tada, kai esi priverstas duoti kažkokį tekstą ir jame nori nieko nepasakyti, tai negali nieko įsipareigoti. Tai tada daug nieko nesakančių frazių, daug pakartojimų įvairių mantrų,
kurios yra nebaisios dar nors, bet čia tais atvejais, kai tu esi priverstas rašyti. Bet kai tu nori rašyti, tai tikrai tada nori rašyti ir nori prisibelsti iki auditorijos, iki žmogaus, tikrai tada nedaryk šitų dalykų. Dėmesys detalėms, ta prasme, kad detalės yra labai svarbios, bet svarbios ne tik tai tuo, kad jos turi būti tekste, bet ir tuos svarbios, kad jų nebūtų per daug, kad jos nenuverstų tam, kur nereikia. Paprasčiausias pavyzdys, vėlgi, šiandien man tai yra antras pasakojimas apie kūrybų rašymą, nes prieš tai turėjom 4 valandų mokymus, tai jau buvo su praktinėmis užduotimis, kurios labai visuomet įdomu analizuoti, nes tiesiog regi, kaip žmonės perkelia teorinę medžiagą panaudoti praktikoje, tai kaip tiesiog auga bežiūrint. Žiūrėjau, fainas dalykas. Tai ten buvo vieta, kai viena iš mano rašytojų, ji panaudojo pačioje pradžioje teksto vieno iš šalutinių personažų vardą, davė jam vardą, ir po to jį paliko. Ir tas personažas nebegrįžo. Tada pabandėme išsiaiškinti taisyklę, o kam priskirti akimirkai šmėkštelinčiams personažams, antriniams veikėjams ir panašiai per daug detalių, kurios nieko neduoda siužetui, nieko neduoda pagrindiniam herojui, nieko neduoda veiksmui. Ir dar kitas dalykas, jos tik tai apsunkina žmogų, skaitytoją, nereikalingomis smulkmenomis. Gerbti reikia skaitytoją. Gerbti turime ne tik tai dėl to gerbti, kad jis įsigijo jūsų produktą arba paslaugą, bet gerbti ir dėl to, kad jo dėmesys nėra begalinis ir kuo daugiau jį painiojate, tai tuo yra blogiau. Nebent jeigu jūs rašytumėte detektyvinius romanus. Ten ir vargšas skaitytojas žino, kad jūsų tikslas nuo pat 3 puslapio yra jį paklaidinti, kad jūs galvotumėte, kad tą poną nužudė įtartinas džentelmenas rudais ūsais ir languota liemene, nes pažiūrėk, kaip jis tartinai metė degtukų dėžutę. Ir po to, aišku, 5 puslapį sužino, kad ne, šitas džentelmenas buvo visiškai nekaltas, o nes turi tvirtą alibi, o kaltas gali būti kitas. Tai čia detektyvai, kuriuose mes naudojame tą vadinamąsias raudonas silkės, red herring, paklaidinimo siužetinė priemonė, kuriuose kitose literatūriniuose žanruose, kurie tikrai nenaudota. Bet vėlgi, detalių šukuoti tekstą reikia šukuoti, kuo daugiau jį perrašinės, tai jis bus geras. Vienintelis dalykas, kad reikia žinoti, kad reikia pasakyti savo stop. Nes bet kurį tekstą, kaip patį trumpiausią, galima tobulinti iki begalybės. Ir jeigu mes turėtumėm valią taip daryti, tai kodėl niekuomet joks tekstas ir neišvystų dienos šviesos. Dar amžinas klausimas yra, į ką mes beldžiamės, kai rašome. Ar mes beldžiamės į žmogaus emocijas, ar mes beldžiamės į jo protą. Tvirto atsakymo nėra. Egzistuoja ir tokių stovyklų, kurios turi savo argumentų, egzistuoja ir priešingų stovyklų, kurios turi savo nemažiau neatremiamą ir tvirtų argumentų. Aš asmeniškai esu linkęs būti emocinėje stovykloje, kad manau, kad ir kaip mes besididžiuotumėm tuo, kad sukūrėme Wikipediją, kad išradome, kad iš sojos galima pagaminti 136 maistingus patiekalus, kad padarėme dar daug kitų atradimų, kuriems reikalinga matematikos, inžinerinio medžiagų atsparumo ir kitokiausių žinių. Nepaisant viso šitą, mes liekame žinduoliais ir gyvūnais, kuriems emocijos, instinktai, aistros yra labai svarbios. Yra labai svarbios ir tai yra dažni impulsai, tie impulsai lemia labai daug mūsų sprendimų. Ir mes iš pradžių būna emocija, o po to mes bandome ją racionalizuoti. Atsiprašau, ginčas, kurį kartais tenka turėti, tai tenka turėti su būtent tokių profesijų atstovais, kurios be emocijų tarsi mažiausiai turėtų būti ir panašiai yra linkę manyti ir apie savo komunikavimą. Sakysime, bankas ne visuomet, bet dažniausiai manys, kad jeigu mes kalbame apie, sakysime, būsto paskolą, tai yra ta vieta, kur mažiausiai yra vietos emocijai, kadangi mes turime kalbėti tokius dalykus kaip įnašas, apie palūkanas, ar tai yra fiksas, ar tai yra kintančios, apie anuitetą ir panašius dalykus. Ir tai yra labai neemocionalūs dalykai ir labai racionalūs dalykai. Jo, bet aš visuomet bandau eiti iš kitos pusės ir galvoju, kad jeigu mes apie tai išnekame dėl to, kad pradžioje buvo kažkokia emocija. Emocija galėjo būti įvairiai išreikšta. Žmogus užsikniso keliauti iš vieno nuomojimo buto į kitą nuomojimo butą.
arba jam tiesiog staiga susimąstė vieną dieną, kad jis nori, kad jo galvą nuo lietaus dengtų nuosavas stogas. Arba jis pamatė pas draugą, kuris įspraustė į naują nusipirktą butą ir užpavydėjo. Tai yra emocija. Ir emocija gali būti daugybė, tai iš pradžių būna emocija, po to būna jau tas racionalusis skaičiavimas, ar aš galiu pateisinti šitą emociją, ar aš turiu šitai emocijai kitų argumentų su daug nulių, kurie galėtų keliais vienetais ir nuliais pabaigoje, kurie galėtų šitą emociją materializuoti. Bet emocija pradžioje, mano nuomonės, tik yra svarbiausia, todėl manau, kad pradžioje būtų vis dėlto geriau užkabinti žmogų su emocija, o po to jau leisti jam kartu su siužetu, kartu su herojumi šitą emociją racionalizuoti, įžeminti ir padaryti ją ne šiaip svajonę, o įgyvendinamą arba išsprendžiamą svajonę. Tai toks turėtų būti tavo nuomoje racionalaus ir emocinio apeliavimo santykis. Vien, kad būtų vien emocinis atakas, ir tai būna, gali būti tekstai tokie situacijos tokios, kur tu apeliuoji vieną emociją, kada nežinai, kad racionalizacija šitą emociją sužlugdytų. Sakysime, jis būtų iš galvos ištraukti. Tu nelabai racionalizuosi, pavyzdžiui, tėvynės meilės ir pareigos ją ginti. Taip, tu gali bandyti, kad bet jeigu aš negin, tas, kas nemaitina savos kariuomenės, tas maitina svetimą, arba kad šitą kraštą reikia ginti dėl to, kai jis man užtikrinti, tai jis gali man užtikrinti laisvės, teises ir visą kitą. Bet iš esmės tai visuomet klausimas, ar to būtina, ar dar ką nors, man atrodo, čia yra būtent ta vieta, kai tu dažniausiai tau užtenka ir emocijų. Lygiai taip pat, kaip tau užtenka emocijų įsimylint. Tau nebūtina racionalizuoti dėl to, kad čia jie buvo, man atrodo, bado žaidynėse irgi buvo išrinkta viena iš geriausių pirmųjų eilučių knygoje, tai kai jie atsibusdavo, lovoje šalia būdavo šalta. Tai gali būti tokia racionalizavimas, kad man nepatinka, kai lovoje šalta, dėl to reikia tuoktis. Gali būti, kad man nusibodo vienam gyventi, arba kad mano butas yra per didelis vienam žmogui, dėl to reikės kažko dalis. Bet nieko, nėra vis dėlto šitose dalykuose pradžią nulėmė emocija, tai dėl to istorijos apie tokias situacijas mes skaitysime tas, kurios prasidės nuo emocijos ir kuriuose galbūt tai racionalizacijai vietos net nėra ir net nereikia, kad jį šitą. Ir dabar tarsi viską turime, tarsi viską panaudojame visus šitos dalykus ir matome, kad neveikia. Vis reiktų pasitikrinti, ar iš tikrųjų neveikia. Tų matavimo priemonių, kurias mes turime socialiniuose tinkluose, tarsi užtenka, tu matai įsitraukimo lygį, tu matai, kiek žmonių laikina, kiek žmonių šėrina, kiek žmonių dar kažką, matai komentarų skaičių, čia komentarai, pagal tai gali matuoti, ar tavo istorija veikia ar neveikia. Jeigu tai ne socialiniai tinklai yra kažkas kitas, matai, nei atsisiuntimų skaičiaus, nei reakcijų kažkaip ypatingų, nei įvertinimų, dar kas, tai aš kiek sudėtingiau, bet vis tiek tu gali maždaug nujausti, įsivaizduoti, ar griežtosios statistinio tyrimo, ar tiesiog anekdotinio pasiklausimo būdu istorija veikia ar neveikia. Jeigu neveikia, tada visuomet gali būti problema trijose vietose. Vienoje iš trijų, arba gali būti visose trijose vietose. Tai pirmas yra, kad siųstuvo problema. Tu esi siųstuvas ir galbūt ne taip transliuoji. Galbūt ne taip save susikalibravai. Ir gal to reikia tiesiog pergalvoti visą naują mąstymo procesą, net nuo pat pradžios, jis buvo kažkur įdingas. Ir tau pasakyti, reikia kurti šitą savo istoriją ir kalbėti kitaip. Gali būti, kad tai yra imtuvo problema. Aišku, imtuvą arba auditoriją kalbinti visuomet reikia paskutinę, nes ją sunkiausia pakeisti. Nes vienas dalykas yra daug lengviau pakeisti savo rašymo stilių, negu pakeisti skaitančiųjų mąstymą ir jų suvokimo įgūdžius. Bet gal čia nereikia keisti jų įgūdžio, dar gal tiesiog pasirinkti kitokią auditoriją. Gal tu kalbi ne tai auditorijai, dėl to imtuvas neveikia. Ir trečias dalykas, kuris yra visuomet, yra tas fonas, triukšmas, kuriame tu bandai ištransliuoti savo idėją, savo mintį. Ir
Jeigu tas fonas yra labai stiprus, tai arba tu turi stiprinti savo signalą, kad jis pasimuštų prieš tą foną, arba tu turi palaukti, kol fonas nurims. Nes nėra jokio fono, kuris būtų totaliai amžinas ir nekintantis. Tiek jis yra bangomis, intensyvumo ar dar kas, tai turi išsirinkti. Arba tu bandysi transliuoti daug garsiau, arba tu bandysi transliuoti kažką visiškai radikaliai priešingo mainstreamui, vien dėl to, kad išsiskirtum, arba tu bandysi sulaukti kitokio fono. Prieš knygas dar truputį pakalbėsiu apie dalyką, kuris buvo užsimintas įžangoje prieš mane pristatant ir kiek jis gali mus rašančiuosius išvaryti į ankstyvą pensiją, čia geriausia atveju galbūt netgi į suicidinės prevencijos programas. Tai yra ChatGPT ir kiti visi LLM modeliai arba dirbtinis intelektas dirbantis ir rašymo srityje. Google, Bing, Bard, Bing, Claude ir kiti. Yra netgi specializuotų, tai Sonic Writer, Copy.ai ir taip toliau. Aš naudoju juos, bet naudoju dažniausiai tam, kad išsivaduočiau nuo besikartojančio nuobodaus darbo. Jeigu yra vienas ir tas pats informacijos turinio vienetas, kurį reikia pritaikyti skirtingoms platformoms, sakysime, pranešimas spaudai, ar esė, ar dar kažkokia miniatiūra, ar koks nors dalykas, kurią reikia ištransliuoti LinkedIn'e, ištransliuoti Facebook'e, dar padaryti galbūt kažkokią fotografiją Instagram'e, galbūt netgi įdėti dar kažkur. Yra dar kitų socialinių, yra tas pats X'as, nors tai nėra baisiai aktyvus, daugiau pasyviai stebi informaciją, tai pradėjo daryti nuo karo Ukrainoje pradžios. Tai yra dar tas naujas Threads, arba kaip jau gavęs lietuvišką pavadinimą Threadai, ir kur iš viso sunku pasakyti, kiek jis apskritai išgyvens ir kokią vertę turi afišavimasis jame skelbimasis. Žodžiu, mums reikia tiesiog vieną tą patį turinį vienetą ištransportuoti į skirtingomis kryptimis, į skirtingas platformas. Tai va tam šitie visi LLM, visi large language models, šitie dirbtiniai intelektai puikiausiai tinka. Tinka jie neblogai ir surasti informaciją, tai yra pabūti jūsų sekretoriumi, asistentu. Ypač surankioti, kas buvo ta tema anksčiau rašoma. Su kai kuriais iš jų reikia šiek tiek karts nuo karto patikrinti, ar teisybę sako, nes bent jau anksčiau ChatGPT, ypač jau nemokama versija, turėjo tendenciją pernelyg stengtis įtikti užklausėjui ir pernelyg stengtis surasti jam beveik bet ką, kad tik tai atitiktų jo užklausą, nepaisant to, kad tokios informacijos neturėtų. Bet kai tu porą kartų mandagiai pagrasini daugiau jo nebesinaudoti, aš juokauju, aišku, nesinaudoti, kad arba atiduoti, arba išmontuoti, arba dar kaip nors padaryti, sprendai ieškoti ir tu įsiveda tą informaciją, kur galima naudoti. Tai sakau, jį reikia, aš bent jau kol kas naudoju tokiems dalykams. Tikrai neprašau jo brainstorminti pavadinimus arba brainstorminti pirmuosius sakinius, nes jie būna pasibaisėtinai, panaudos tą patį žodį, banalus. Bet tik tiek banalus, kad gal jie ir veiktų, bet aš nenoriu matyti nei savo veido, nei savo CV, nei savo pavardės šalia jų, tai dėl to jau geriau palaužėsiu galvą pats, bet surasiu kažkas tokio, kas man atrodys ir yra pakankamai banalu, kad žmonės suvoktų, bet kartu ir pakankamai originalu, kad netrodytų, kad tai yra visiškai ištrauktas iš konteinerio, nuplautas ir išskalbtas ir vėl paduotas naudoti. Kokia bus ateitis? Patys, kad mokosi labai greitai. Tai mokosi vis labai greitai. Tai vienintelis dalykas, kuris gali šitą mokymosi procesą sustabdyti, tai yra teisiniai reikalai, nes jau turime ir New York Times'ą, kuris padavė OpenAI ir ChatGPT savininkus į teismą dėl intelektinės nuosavybės, neteisino naudojimas intelektinė nuosavybė. Turime ir Stepheną Kingą, kuris tą patį padarė. Gali prisijungti ir kiti autoriai tų, kaip kalbama, 19 000 grožinės literatūros kūrinių, kurie buvo sušerti į ChatGPT, kad jūs mokytųsi iš jų. Tai šitie teisiniai dalykai gali ir šiek tiek pristabdyti, nes bent jau techninė prasme, tai man paralelė jie paišosi panašiai, kaip buvo kažkada su Google Translate, dar kai jis buvo vos ne vienintelis monopolistas, beveik iki nebuvo nei DeepL, nei kitų, nei dar kokios, nei kitų programų.
ir kaip jis baisiai vertė, tol, kol jam ir ypač vertė baisiai dalykų susijusių su kalbomis, kurios šneka mažai žmonių. Iš anglų prancūzų jam seniai nebuvo. Iš anglų vokiečių irgi nebuvo problema, nes tai yra daugybė žmonių, daugybė turinio, iš kurio galima mokytis, tarpo lietuviai, dar ko nors baskai, buvo bėda, bet buvo karantinas, daug žmonių bendravo nuotoliu, daugeliu žmonių reikėdavo rašyti, išsiversti taip kaip Grobalio tekstus. Ir pamatėme, kad labai sparčiai yra mokytis. Jo dar turi problemą su linksniais, jo dar turi problemą su laikais, su asmenavimais, panašiais dalykais, bet ir tos problemos jau po truputį nyksta. Tai aš manau, kad ateityje turėtų panašia sparta tobulėti ir dirbtinis intelektas rašymo srityje. Ar gali jis paimti ir parašyti savaime, pats savarankiškai pranešimas spaudai? Pranešimas spaudai gali. Pranešimas spaudai tai tikrai Pulitzerio premijos medžiaga ir ne Newtono binomas. Gali sumesti jam tiesiog kas, kur, kada, kodėl ir citatą, ir jis sumontuos iš šito puikiausią pranešimą spaudai. Bet klausimas, vėlgi, ar pranešimas spaudai yra tas efektyviausias būdas bendrauti su pasauliu, žinant, kiek jų yra štampuojama, žinant, kiek jų iškeliauja ir žinant, kad kiek jie yra apskritai skaitomi, ypač dabar, kai redakcijos dažnai tiesiog paima ir jie įsideda kaip copy-paste, net jie nepabandžiusios padaryti iš to kažkokio labiau virškinamo straipsnio, kur jau patiems pranešimo autoriams įsivaizduot, kad jis jau nuo pradžių būtų bent jau šiek tiek virškinamas ir labiau suprantamas net be to papildomo redakcinio filtro. Tai tiek apie dirbtinį intelektą ir jo naudojimą, ir dabar jau einant link pabaigos, tai knygos, kurias norėčiau visi rekomenduoti. Reimono Keno viršelį aš įdėjau vien dėl to, kad šiaip labai ir didelė knyga, ir šiaip Reimonas Keno buvo labai originalus autorius, bet jie yra vienintelė iš tų, ką aš rekomenduoju, išleista jau lietuviškai. Tai kur nors, tikiuosi, kad galite dar aptiksite arba naudotą, arba kokiam nors nuošaliame knygyne gal dar neišparduota, bet jie galima nusipirkti lietuviškai. Jeigu ką, tai puikiausiai galite parsisiųsti originalą prancūzų kalbą arba anglišką vertimą. Taip, Kristoferį Buterį jau minėjau jo knygą Seven Basic Laws, Nancy Lamb, jos knyga The Art and Craft of Storytelling. Na, kiek daugiau galbūt labiau bus tinkama žmonėms, kurie rašo beletristiką, ne tiems, kurie rašo korporatyvinius tekstus, bet nepasido ir ten galima rasti naudingų patarimų apie tai, kuo vis dėlto metas skiriasi nuo amato. Taip, Lizos Kron White for Story čia daugiau galbūt knyga, kuri naudinga norint suvokti procesus vykstančius smegenyse, kai mes skaitome istorijas. Ir tuos procesus tam, kad labiau suprastume, kaip mąsto mūsų auditorija ir kokie dalykai ją ypatingai trigerina, kurie dalykai ją palieka abejingais. Tai čia būtent tam rekomenduočiau Lizą Kron. Grant Faulkneris tai žmogus, kuris pagrįstų mano argumentą daug geriau, negu aš pats galiu tai padaryti, apie kad trumpiau yra geriau ir kad visuomet mes galime rasti daug vietos, kur galima viską patrumpinti. Ir ten yra pratimų daug įdėta, kuriuos galima pasinaudoti. Peterio Mendelsono knyga What We See When We Read yra šiek tiek iš kitos perspektyvos, tai yra grafinio dizainerio, tai yra meno vadovo knyga, kuris būtent bando per savo prizmę pavaizduoti, kokie vaizdiniai sudaro mūsų galvose, bet kai mes skaitome. Vieni, tarpučio Amazonės vertinimo, vieni labai gerai vertina šitą knygą, kiti kažkodėl labai blogai vertina, kad atseit jie labai yra vienpusiška, tačiau, Dieve mano, daugelis tokių knygų yra vienpusiškas, kadangi jos yra subjektyvios. Ir tai, ką mato vienas žmogus, nebūtinai yra tas pats, kas mato visi žmonės, ir bent jau kitas žmogus. Ir tik tai labai retai knygos būna tokios universaliai populiarios, kad užkariauja visą pasaulį ir net į tada atsiranda žmonių, kurie nekeičia, nemėgsta, nesupranta ir nenori skaityti. Taip kad, jeigu jūs norite, jeigu jūsų siekimas, lūkestis yra būti universaliai patraukliu, tai paimkite tą lūkestį, gerai iškarškite ir meskite jį pro balkoną velniop, nes tas lūkestis yra niekuomet nepasiekiamas. Jums užtenka, jūs patiktumėte 50% plus vienas savo tikslinės auditorijos. Tai yra praeitės.
Taip, Todd Rogers ir Jessica Lasky Fink irgi, panašiai kaip ir Grantas Faulkneris, bando parodyti jums, kokie yra efektyviausi triukai, trumpinti tekstus, nupjauti visą tą nereikalingą mirštančią medieną nuo jų ir palikti tik tai, kas yra esmė. Ir pagaliau Gary Provas, tipiškai amerikietiškai, čia jau tiesiog 100 būdų pagerinti savo rašymą. Ir ne visi tie būdai yra vienodos vertės. Kai kurie taip aišku matosi, kad buvo Provastas jau sukūręs neblogus 82 būdus ir ten jam leidėjas sakė, žiūrėk, pavaryk dar 18 būdų, kad būtų pavadinimas geras gautųsi priešelę. Ir tada jis suspaudė dar 18 būdų, iš kurių dažni yra labai panašus prieš tai jau buvusius, arba žinot, tas anekdotas apie Kamasutros 72 pozą nuo 73 skiriasi tik tuo, kad tu taip pirštus nekai sukryžiavęs. Tai ir čia panašių tokių rašymo būdų. Tai va, tos knygos, kurias jums rekomenduoju, jūs galėsite, pavadinimai bus įdėta šitą prezentaciją, kurią galėsite pažinti, kaip ir su šitos paskaitos įrašu. Ir dabar rezumuojant dar tiesiog paskutiniai takeaways iš to, ką aš veikiu. Nu, tam, kad suvoktum, kokia turi būti tavo istorija, visų turi suvokti savo auditoriją. Ko jie tikisi, apie ką jis svajoja, ko jie bijo, ko jis sapnuoja, bijo, netgi ką kelčiau pirmą vietą, nes vis tiek evoliuciškai taip jau yra, kad iš visų būsenų, emocijų, baimė, ko gero stipriausia. Nes labai didelė mūsų kaip rūšies istorijos dalis prabėgo bandant išgyventi, tiesiog išgyventi. Ir tik tai mes pastaruosius 100 ir tai nepilna 100 metų turime daugiau prabangos galvoti apie kitus dalykus. O jeigu kaip Homo sapiens žiūrėtum pirmųjų miestų sukūrimų, kad gerai, jau gali žiūrėtum dar anksčiau, 100 000 metų bandant išgyventi. Todėl baimė yra stipriausias trigeris, stipriausias dirgiklis. Kai mes suprantame, ko žmonės bijo, mes suprantame labai didelę dalį jų didelio pasaulio. Aišku, negalime jo apsiriboti taip vienpusiškai. Turime eiti toliau, ką svajoja, kuo viliasi, ko tikisi, kuo tiki, ką žino, manosi žino. Tai jau suvokti savo auditoriją. O po to mes turime suformuoti savo esminę mintį. Esminę mintį tokią, kurie mes tikimės, kad jie duos naudos mūsų auditorijai. Kad jie duos naudos ne tik tai mums, tuo produktą ar paslaugos pardavimu, bet ir jai, kad mes išspręsime kažkokią jos turimą problemą, kažkokią konfliktą, kuris yra gyvenime. Po to mes jau renkamės pasakojimą tinkamą formą. Man gyvenime tai visko yra buvę. Tai pjesė rašyta, yra ir dokumentinis filmas, yra ir nuo miniatiūrų ar dar kitokių dalykų daug, visko yra parašyta. Ir kartais turiu paspėlioti vis dėlto, koks žanras, forma šitam dalykui bus labiausiai. Kalbant apie tai, kad tas labai svarbus pasirinkimas tarp tekstinės, vaizdinės ar judančio formos. Galų gale, nežinau, kodėl tai dar įmanoma dar ir kitas, jeigu mes pasitelksime kitas juslės, tai galėsime pasitelkti ir taktilinės, mes galėsime pasitelkti ir uoslės, mes galėsime pasitelkti galbūt ir skolinės istorijų pasakojimo formas, gal ir kitos atsiras. Tada išsiaiškiname formai tinkamą kanalą, kuriame sėdi jūsų auditorija, ir po to jau stengiamės būti tikru, autentišku ir aš originaliam įdėjau kaip vieną iš variantų, nes gali būti ir banalus. Nereikia visuomet stengtis būti labai originaliam, nes tai yra tikrai labai pervertinti. Daug svarbiau, kad aš manau, kad jeigu iškiltų dilema, ar to būti originaliam, bet meluoti, ar būti banaliam, bet nemeluoti, tai visuomet geriau būti banaliam, bet nemeluoti. Tai yra būti tikras ir autentiškas, nes melavimas yra skirtingos. Originalumo nauda ne visuomet yra aiški, tačiau melavimo žala visuomet kažkada išlys. Ir paskutinis dar dalykas, vėlgi, negalvoti, kad viską gali išspręsti. Nes čia yra didžiausia klaida įsivaizduoti, kad jeigu tu darai šūdą, tai jeigu tu pasakosi, kad tai yra ne šūdas, tai jis nustos būti šūdu. Ne, kažkiek laiko tu gal ir žmonės nustos tuo tikėti, tačiau anksčiau ir vėliau ateis tas laikas, kai tai pasimatys.
Tai tokia būtų mano paskaita, aš jau šneku 1:35 minutės, tai tada bandysiu pažiūrėti jūsų klausimus, kurie yra užduoti ir tada į juos atsakyti. Taip. Tai sveiki, Aidai, štai ir aš, tam, kad jums būtų paprasčiau, tada tuos klausimus pasižiūrėsiu ir perskaitysiu, įgarsinsiu aš, tai iš karto tik irgi kviečiu dar klausimų neuždavusius dalyvius pagalvoti, ar tikrai viskas aišku ir ar neturi klausimų iš praktinės dalies, iš savo kasdienybės. Tai pradėsiu nuo gal pirmųjų, tai iš tiesų Mindaugas turbūt iškėlė klausimą, ar visgi dirbtinis intelektas ir jo populiarumo augimas nereiškia kūrybinio rašymo pabaigos, bent jau iš dalies. Tai nežinau, ar norėsite dar kažką pridėti iš šitą temą. Jo, aš galiu pridėti, tikrai galiu pridėti, kad tą rašymą, kuriam reikalingas daug darbo, bet mažai fantazijos, tai jį tikrai kūrybinis rašymas atims iš mūsų, kaip nuotėmė jau, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas jau seniai skundžia už parkavimas rašytas baudas Londone, tai nebedaro advokatai, tai daro dirbtinis intelektas, tam nesutinkas algoritmas parašytas, tai gali skųsti. Tai tas pats bus ir su kai kuriais tekstais, ar komunikacijos agentūrose, ar redakcijose, bus dalykų, kuriuos, parašytų orų prognozę, kokia velnio tam reikalingas žmogus, arba parašytų horoskopą. Tai tą puikiausiai gali daryti dirbtinis intelektas, arba ataskaitą per varžybas sporto parašyti, arba biržos trumpą analizę, dar kas. Bet tas tikrasis kūrybinis rašymas, tas bandymas kartais atrasti paralelės tarp iš pažiūros visiškai nesusijusių dalykų, tarp kurių tarsi atrodo mažai bendro, iš jų išgeneruoti gilesnės įžvalgas, kurios gali atverti mūsų akis į trendus, kurie ateina arba gali ateiti. Tai to aš tikrai nesitikiu, kad dirbtinis intelektas gali imtis netolimoje ateityje, taip pat kaip ir jam trūksta vieno dalyko, kad daryti nenuspėjamas, žavias ir įdomias klaidas. Nes jis iš principo stengiasi dažniausiai neklysti. O žmonės kartais suklysta ir iš to iš tų suklydimų gali gautis kartais visą įdomių atradimą. Taip kad, tikrai dar mūsų nelaidočiau. Mano amžiui tikrai dar užteks, o jau po to tai dzin. Pozityviai taip nusiteikėt. Taip, dabar tada dar turėjom klausimą iš Ingos, o visgi kaip su tuo dirbtiniu intelektu ir kaip naudojat skirtingus AI įrankius turiniui skirtingiams kanalams padengti? Ar kaip rekomenduotumėte naudoti? Jo, tai aš tiesiog, kad tu vieną ir patį turinio vienetą, tu tiesiog, galų gale, skirtingi kanalai, aišku, mes nežinome, kaip atrodo Facebook algoritmas, niekas nėra matęs, atėjus Facebook darbuotojas. Nežinome, vienintelė tai iš socialinių tinklų tai X algoritmas, kuris buvo paskelbtas. Ten galime aiškintis, kaip kas veikia, ar dar ko nors tvirkinti įvairiais būdais ir savo tekstus pritaikyti jam, kad jis būtent išnaudoti būtent to algoritmo užprogramuotus dėsningumus. Bet mes jau bent jau jaučiame šį. Mes žinome. Mėgsta, jeigu nuorodą išneša už pačios platformos ribų. Pačiame pagrindinėme tekste, tai dėl to darome komentarus. Bet yra kitų dalykų, mes žinome, kiek turi būti spaudos ženklų, kad žmogui nereiktų spausti see more, mes žinome, kiek turi būti spaudos ženklų, pavyzdžiui, kad užimtų telefono, būtent tik telefono ekraną, koks nors įrašas. Mes žinome, kiek, pavyzdžiui, Instagramas leidžia mentions, kiek leidžia hashtagų, kiek leidžia dar ko nors, ir dirbtiniam intelektui to nereikia laikyti galvoj ir skaičiuoti, jis tai automatiškai žino. Dėl to, kai tu sumeti jam vieną ir tą patį turinį vienetą ir paprašai jį perpakuoti Facebookui, perpakuoti Instagramui ir perpakuoti LinkedInui, jis tą ir padaro, nedidėdamas vienam arba kitam kanalui labiau būdingus emodžius, labiau būdingus tuos surogatinius bullet pointus ir panašius dalykus. Tai kaip jau dalykai, kurie nuobodus, dalykai, kuriuose nėra fantazijos, tai jiems reikia naudoti šitą dalyką. Techniniam įvairiam aspektam. Ginta taip pat klausė,
Oi, atsiprašau, dar Vaiva iš tiesų prieš tai klausė būtent apie reklaminius tekstus socialiniams tinklams. Tai Mhm. galbūt irgi turėtumėte pačius, kelis pačius svarbiausius patarimus. Nu, Kaip, jo, čia buvo taip, vienas klausimas kaip parašyti tik apie reklaminį. tai, kad ilgų tekstų niekas neskaito. Tai aš savo asmeninėme profilyje turiu tokią nuodėmę, kad parašau kartais ilgų tekstų. Kur buvo, sakysime, tekstas apie tai, kuriame aš pasakojau apie Vengrijoje gimusį avantiūristą, kuris savo gyvenimą baigė Šanchajuje belaisvių stovykloje. Ir ko jis tai nebuvo daręs. Pradėjau jį aktualizuodamas iš serijos, kad nauji metai artėja, jūs bandote visokius įžadus naujus duoti ir nesigirdėję apie šitą žmogų. Bet pabaigoje padarau išvadą, kad jo užuot užsirašę į sporto klubą, imtumėte iš jo pavyzdį ir gyventumėte kitus metus turiningiau ir su didesnė nauda. Pavyzdžiui, užsirašytumėte mano kūrybinio rašymo kursus. Totaliai reklaminis tekstas. Visiškai reklaminis tekstas. Ir ilgas. Ir ko nori ten. Man, sakysime, gal tai aš ten neraškau labai ten šitų žvaigždžių nuo dangaus, bet 1000 laikų, ten gal nežinau tiek pasidalinimų, dar nors komentarų pavaris ir panašiai. Ir dar užsirašęs pačios kursus. Tai vėlgi, kaip tu rašai, kokios tu esi nusistatęs žaidimo taisyklės. Jeigu tu turi kūrybišką turinį, kuris yra ne tik tai reklaminis, bet ir yra turinys, kurį skanu vartoti, kurį skanu valgyti, kurio rezultatais tu gali sublizgėti pokalbėje, pasidalinti su kitais žmonėmis, pasijuokti, dar kažkada, tai tada labai parintis dėl to, koks jis yra ilgas ar trumpas, tai nereikia. Bet jeigu, aišku, tu tokio dalyko neturi, tiesiog reikia išanalizuoti skubę žinutę, tai ką, geras vaizdas, aiškus, tikslus, įtraukiantis, gali būti ironiškas, gali būti sardoniškas, gali būti įkvepiantis, gali būti graudinantis, ar dar nors pats teksto šūkis. Ir aiškiai žinutė, ką žmogus iš šito gaus, kad nebūtų vien taip, kad nors ir būna dažnai, kad nori klientas kažko labai ypatingo, kuri labai kažkai patinka, tada pradeda sakyti, gal čia per daug baroko, gal čia nuimkime tą, ir gal valia reikia, kad tu pasiemi teptuką, atsidarai molbertą ir nutapai užrašą akcija 10, nes to reikėjo. Tai čia, ar teisingai suprantu, kad dalinai atsakot irgi į Vaivos klausimą, kad visgi, įmanoma kažkiek pritraukti skaitytojo dėmesį, net jeigu ir prekės ženklas visiškai vengia kažkokios provokacijos, drąsių žinučių. Ženklas yra tai tas pats dalykas, kaip ir panašus, kur aš su pernelyg dažnai naudojamais žodžiais, kuriuos mes valkiojame iš vieno sakinio kitą ir pradedame gyvenimą tvariai, pradedame dieną tvariai, o baigiame žinutę komunikacijoje. Žodžiai piktžolės, kur yra prižėlę tiek, kad mes jau patys nebesuprantame jų prasmės. Yra ir panašus dalykas, kad tiesiog prekių ženklai yra suvienodėję, įmonių vertybės panašios. Bendravimo tonas, visi yra pagarbus, ekspertiški. Ir tai yra suprantama, kodėl tai yra. Kai tu nesi tikras, kai tu kažkuo rizikuoji, tu visuomet tau norisi pasirinkti saugų sprendimo būdą. Saugų bendravimą, saugų sprendimą, norisi būti saugiu. Bet tai yra rizikos dalis. Jeigu vėlgi pagal tą pačią Freudo psichoanalizę, nors aš nesu nei Freudnikas, nei dar kuras, nesu kažkokios psichologijos mokyklos šalininkas, bet mes žinome tas priešybės. Jeigu yra per daug saugumo, jis norisi laisvės. Jeigu yra per daug laisvės, jis darosi baisumus, norisi saugumo. Ir iš to atsirado nuolatiniai konfliktai ir įtampos mūsų žmogaus gyvenime. Tai čia taip pat, jeigu tu matai, kad yra per daug jau saugumo ir per daug viskas nušlifuota, ar dar kas, tai gal pabandyk surizikuoti, su šiek tiek daugiau humoro. Aš pasitelkiau pavyzdžius pačioje pradžioje, ten buvo Chipotle, ar ne? Tai greito maisto tinklai Amerikoje, kurie yra labiau, ne visi aišku, daugelis jų Wendy's, ypač arba Chipotle, arba dar kiti, labai drąsiai ir labai su humoru apie daug kalba. Tyčiojasi ir iš savęs, šaiposi iš savęs viskama, šaiposi tada, kai pasirkai iš savęs, patogu šaipytis iš konkurentų, kur buvo tavo pradinis tikslas. Bet humoras, vėlgi, iš ko juokauti. Pavyzdžiui, man atrodo, netgi pati rimčiausia bendrovė, bet pati solidžiausia korporacija gali
šiek tiek pasijuokti iš oro, nes mums visiems, žinai, yra blogas oras. Yra per karštą, per šaltą, per sningą, per nesningą ir taip toliau, tai pasišaipant iš oro, tai visuomet rasi tą saugią temą. Kitais dalykais jo, vis daugėja temų, kuriuose juokauti yra rizikinga ir rimtai rizikinga. Tai jeigu ne, tai tą gali sau leisti, nebent jeigu esi tavo rolė yra market disruptor. Jeigu tu esi atėjęs tai kažką suardyti, tada taip, jo, tu gali juokauti ir gana drastiškai juokauti, nes visi iš tavęs to ir laukia, kad tu esi maištininkas. Taip. Tai ką, ačiū Aidai labai, dėkoju ir aktyviai klausinėjančiams dalyviams. Nežinau, paskutinis šansas dar kažkam užduoti klausimą. O aš tuomet noriu pradėti dėkoti. Tai dėkoju Aidai Jums už pasidalinimą Jūsų įžvalgomis, už pasidalinimą rekomendacinėm knygom, na, ir kur toliau dėti tuos kūrybinio rašymo žingsnius. Dalyviams už dalyvavimą, už tai, kad kartu su Lima pradėjo savo žinias gilinti šiais metais, na ir nekantrauju susimatyti kitose renginiuose, o įrašų ir skaidrėmis pasidalinsime artimiausiam dienomis. Tai ačiū labai ir visiems gerą vakarą. Ate.